Taigi, portalas Statybų naujienos LT ir bendrovė Parok pakvietė jūs į diskusiją, neeilinę ir visiškai šokiruojančią, išsiskiriančią statybininkų atlaiduose, taip yra vadinama resta. Mūsų diskusija vadinasi Įvaizdis lemiantis verslo sėkmę. Kodėl pasirinkome kalbėti apie tai? Todėl, kad įvaizdis yra įmonės vizitinė kortelė, kuri reprezentuoja įmonę. Ir mums be abejo yra smalsu sužinoti, išmokti, kurie iš jūsų jau turite verslą, kiti turėsite verslą. Taigi, kaip tinkamai reikia reprezentuoti įmonę. Aš esu Genė Drungilienė, portalo Statybų naujienos LT redaktorė. Ir šį 1,5 valandos, o gal šiek tiek ilgiau, priklausys nuo to, kaip mes bandysim bendrauti, kalbėtis, bendrausiu su jumis. Norėčiau pristatyti mūsų diskusijos pašnekovus, kuriuos, sakiau, reikia iš arčiau ateiti pasižiūrėti, nes jūs, ko gero, dažniausiai juos matote tik tai per televiziją. Tai dabar dar pasinaudokit progą. Taip, tai leiskit jums pristatyti Arminas Lydeka, etiketo žinovas ir Seimo narys. Arvydas Avulis, verslininkas ir įmonės Haner valdybos pirmininkas. Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių konsultantas. Alvyda Jesilionytė, įvaizdžio konsultantė. Audronė Endriukaitytė, Parok rinkodaros vadovė Baltijos šalims. Danas Arlauskas, Darbdavių konfederacijos ir Žinių radijo generalinis direktorius. Ir Egidijus Sidaras, mados namų Kantas, dizaineris. Reikia pripažinti, kad pirmą sykį aš per savo turbūt nemenką moderavimo istoriją šnekinsiu dizainerį. Bus įdomu ir man pačiai didžiulis iššūkis. Taigi, pradėkime mūsų kalbą. Radau labai nemažai įvaizdžio apibrėžimų, tačiau jie visi atspindi du dalykus, būtent du. Pirmiausia, tai yra išvaizda ir antras yra elgsena. Ir kaip supratau iš tų visų apibrėžimų, šitie du dalykai lemia nuomonę. Taigi mes pradėkime nuo išvaizdos ir labai noriu pradėti nuo pašnekovės moters. Ponia Alvyda Jesilionytė yra įvaizdžio konsultantė, trenerė, klausykit, kaip pristatau, konsultantė ir trenerė. Knygos dalykinės išvaizdos vadovas, autorė. Statybų žmonės, ponia Alvyda, manęs klausė, sakė, ką reiškia treniruoti įvaizdį. Tai mes dabar jūsų to ir paklausim, ko iš tiesų jūs mokote ir netgi treniruojate. Čia reikia įjungti taip, kaip Seime. Ponas Arminas jums tikrai pagelbės. Ačiū jums. Labadiena visiems. Ačiū, kad atėjot paklausyti tokios diskusijos, kurie atrodo paviršutiniška, kas yra tas įvaizdis. Iš tikrųjų, tai yra įspūdis, kurį mes paliekame. Ir šiandien atvykom su drauge šiek tiek anksčiau, kad pasivaikščioti po statybų parodą. Ir man įdomu buvo, kuri korporacija pristato save. O konkrečiai, kaip tos korporacijos atstovai pristato ir reprezentuoja savo įmonę. Kaip jie spalviškai yra susiderinę, kiek išbaigtas yra stendas, komunikuoja, kaip šnekina pašnekovą, ar tik tai statiškai stovi. Tai mato, tiek daug dalykų aš galiu susidaryti iš pirmo įspūdžio, kaip kompanija reprezentavo save. O atsakant į klausimą ponios Genės, tai trenerė, aišku, trainer yra iš anglų kalbos ir mes tokio atitikmens Lietuvoje derinausi su kalbininkais ir kaip ir neradom. Linkusi būčiau sakyti, kad aš esu kaip ir patarėja įvaizdžio stiliaus klausimais ir elgesio kultūros. Jeigu kalbėti apie elgesio kultūrą, aišku, tai yra antras dalykas, į kurį kreipiam dėmesį. Ir jeigu kalbėti apie žmonės, kurie ateina pas mane konsultuotis, dažniausiai visų pirma būna išvaizdos klausimas. Kaip man greitai apsirengti, tinkamai atrodyti ir neskirti tam daug laiko ir pastangų. Ir nebūtina turėti daug drabužių, aišku. Reikia turėti tinkamus, gerus ir mokėti gerai darintis. Ir jeigu kalbėti apie spalvinę gamą, jinai labai irgi svarbi mūsų gyvenime. Intuityviai mes kiekvienas pasirenkam tinkamas spalvas, tik tai kartais nemokam susidarinti. Tai aš esu tas žmogus, kuris pirminių klausimų padeda, o kartais tos konsultacijos užtrunka metus ir pusantrų, priklauso nuo to, ko klientas nori. Pradedam nuo išvaizdos, tada tęsiam galbūt iškalbos meno,
vėliau etiketo dalykų įvairiose srityse, tai sudaromas yra individualus planas ir tu tada gyveni tarsi toks kaip patarėjas, kuris lydi visą laiką tą žmogų, kol jis jau jaučiasi saugiai, gerai, žinoma, gali tas žmogus vėliai kreiptis vienu ar kitu klausimu, bet vėliau jau jis pats savistoviai žengia tos žingsnius dar tvirčiau tose pozicijose, kuriuose jis yra. Kas tie žmonės? Irgi dažniausiai verslo žmonės. Arba situacija privertė, arba yra vidinis poreikis jau. Staiga anksčiau nebuvo poreikio, atsirado vidinis poreikis. Ačiū. Aš praleidau vieną momentą, ko labai norėjau pasiklausti etiketo žinovą. Pone Arminai, dabar man suteikia tokį patarimą. Kaip kreiptis į diskusijos dalyvius? Vardu pavardę, ar galima ponas ir sakyti vardą? Ar galima šitaip kreiptis? Ar tai nebus per daug familiarų? Aš klausiu ne tik savo, bet matau čia žmonių, kurie yra ir iš valstybinių institucijų, ir iš verslo. Man atrodo, daugam šitas klausimas kyla ir bus labai naudinga sužinoti. Taigi, kaip vertėtų, kaip derėtų kreiptis? Ačiū labai Jums už klausimą, tai iš karto ir atsakysiu, kad Jūs galit bet kaip kreiptis ir visada bus gerai. O antras punktas, tai moterims visada paprasčiau, vyrams sudėtingiau. Na, bet jeigu taip rimčiau atsakyti Jūsų klausimą, taip, oficialus protokolas labai griežtai tai reglamentuoja, kad žmogus yra pristatomas trim naujienomis, trim idėjomis. Tai yra jo vardas, pavardė, kam jisai atstovauja ir kokias pareigas užima. Tai yra pilnas paketas. Tačiau šį pilną paketą mes naudojam labai retai, labai išimtinais atvejais, kai kažkokie tai aukščiausio rango susitikimai, dėrybos, tarptautinės sutarčių pasirašymai svarbus ir taip toliau. O šiaip be abejo, kolegos, 21 amžiuje gyvenam. Darom verslą kažkokioj pakankamai apibrieštoj erdvėj. Tiek turiu omeny geografinę prasme, tiek ir srities verslo pasirinkimo prasme. Tad be abejo, kad šiandien yra teisingiausia, populiariausia kreiptis vardu, šalia ištariant bendrąjį mandagumo kreipinį, gerbiamas, gerbiama, ponas, ponia, mielas, miela ir taip toliau, ir kreiptis vardu. Tuo mes pademonstruojam, kad yra draugingi, artimi, geranoriški mūsų tarpusavio bendravimo santykiai. Puikiai, tai aš tada galiu sakyti ponia Arminai, ponia Alvyda, ponia Mindaugai, puikiai. Manau, kad ir jūs, jeigu turėsite klausimų, jeigu įsidėmėjote vardą, tai irgi galėsite šitaip kreiptis. Manau, kad ne man vienai suteikiama tokia yra galimybė. Dar noriu prie ponios Alvydos grįžti. Cituoju jūs. Jūs sakėte, kad tarnybinę aprangą renkamės ne dėl savęs, o dėl kliento ar susitikime laukiančio pašnekovo. Ir neva savi įgeidžiai gali būti suprasti kaip netaktas arba nepagarba. Bet aš čia visaip kaip bandžiau nutuokti savo atsakyti klausimą. Ar tai reiškia, kad aš turiu prisitaikyti prie to savo būsimo verslo partnerio, prie pašnekovo, atspėti, koks yra jo lūkestis, bet dievaži tada gali būti painiavos. Norėčiau, nežinau, kiek aš čia patikslinsiu. Kiekvienas mes turim tam tikrą verslo nišą, į kurią orientuojamės. Ar veiklos, ar verslo, ir maždaug esam numatę savo klientą. Tas klientas turi tam tikrą lūkestį būtent į tos verslo šakos atstovą. Tai labai mačiau, puikiai komentuotas buvo pono Armino Lydekos straipsnėje ir interviu, kai buvo duotas. Iš tikrųjų, tas žmogus yra susikūręs jau tam tikrą stereotipinį vaizdą, kaip jūs turėtumėte atrodyti ir kaip jūs turėtumėte reprezentuoti. Kuo didesni pinigai, to išvaizda yra konstruktyvesnė, organizuotesnė, griežtesnės linijos, netokios rėkiančios spalvos. Ir jeigu čia daug kas kalba apie IT sektorių, tai, mėlyjeji, galiu pasakyti, šiuo metu pagrindiniai mano klientai yra iš IT sektoriaus. Jie rengasi smart casual, tuo puošniu tokiu stiliumi, bet ten yra dabar dideli pinigai. Ir jie investuoja didelius pinigus jau į savo išvaizdą. Jeigu prieš 10 metų apie tai girdėjau tik Los Andžele. Dėkojam. Paminėjau Alvydos knygą apie dalykinę išvaizdą, bet, ponia Arminai, jūs esate net kelių knygų autorius, aš jas išvardinsiu. Protokolo pagrindai kiekvienam siekiančiam, etiketas kiekvienam,
protokolas elgesio taisyklės. Taigi jau vien iš šitų knygų, jūsų, ponios Alvydos, iš to, kas yra išversta, jau galima puikiai išmokti etiketo, dalykinės aprangos kodo išmanimą galima įgyti ir Lietuvoje. Tačiau vėlgi leiskite jūs pacituoti laisvai. Jūs teigiate, kad Lietuvos verslininkams lieka net ne antrame, o kokiame 18 plane dalykinės aprangos kodo išmanimas, kad mūsiškiai paslysta lygioje vietoje. Kas su mumis yra negerai? Man atrodė, kad verslas jau dievaži yra išlipęs iš ryškiai žalių, ryškiai violetinių švarkų. Ir aš kaip žurnalistė dabar galvoju, bandžiau suskaičiuoti, prieš 8 metų sutikau paskutinį verslininką, kuris vairavo galingą visureigį ir mane veždamas į objektą, nes rašėm apie statybą, prašė atspėti, kiek sveria ant jo kaklo kabančios auksinės grandinės. Tai buvo tikrai, tai buvo jo statuso įtvirtinimas. Taigi, lyg jau šitie laikai pasibaigė ir rožiniai yra nuvinioti nuo veidrodėlių. Ir knygų prirašyta, ponia Arminai, tai kas su mumis yra negerai? Na, iš karto atsakyčiau, kad su mumis viskas yra gerai. Ir iš tiesų progresas yra milžiniškas. Vertinant, kas buvo Lietuvoje versle prieš 20 metų ir šiandien. Nenuneigiamas faktas, milžiniškas progresas. Tačiau laikmetis iššaukė tam tikrus naujus reikalavimus, į kuriuos ne visada verslininkai atkreipė dėmesį. Kitas dalykas, pasikeičia tam tikras požiūris ir į tą aprangą ar į kitas etiketo detalės, įvaizdžio detalės, vėlgi bėgant laikui. Apie ką užsiminė kolegė Alvyda, sakydama, kad IT, tarkim, specialistai stengiasi apsirengti labiau laikantis šiandien jau oficialaus aprangos kodo reikalavimų, bet lygiagrečiai aprangos kodai liberalėja, kinta aprangos kodai. Ir jeigu mes sugrįžtumėm prie senesnių knygučių, iš kurių mūsų tėvai, mūsų seneliai mokinosi, kur buvo vieni apibrėžimai aprangos kodams, tai šiandien daug kas yra jau pasikeitę, pakitę ir visiškai tai nebetiktų. Tad kai kurie verslininkai vejasi laiką, norėdami, išmokti tų oficialių klasikinių aprangos kodų reikalavimų, kiti priešingai žiūri ir žengia kojon koją su laikmečiu. Ir atitinkamai, jeigu aš pats prieš kokį 15 metų savo paskaitose, seminaruose ten aiškindavo apie darbinę dalykinę aprangą, kaip svarbu vyrui būti su kaklaraiščiu, jei jis dalyvauja svarbiose dėrybose, rimtam susitikime, aš šiandien gink dieve nebeištarčiau tokio patarimo, pamokymo Lietuvos rimtiems verslininkams. Čia kaip ir jūsų prieš tai nuskambėjusi mintis dėl tam tikro pinigų kiekio, kai jau didesni pinigai, didesnis verslas, tai didesnį dėmesį pradedam kreipti į savo aprangą, į tuos oficialius reikalavimus, iki tam tikros ribos, papildyčiau tą teiginį, iki tam tikros ribos. Kai jau peržengiama dar didesnė riba, jau vėl kur kas mažiau pradedama kreipti dėmesio, nes atsiranda tam tikra įtaka visoj toj socialinėje erdvėje ir tie žmonės patys jau pradeda, dedu į kabutes, diktuot madas. Bet neįsiplėsiu, noriu labai ir kolegų paklausyti. Dėkoju. Galima numanyti, kad pas įvaizdžio konsultantus žmonės ateina pasiteirauti. Tai yra ir verslininkai, ir vadovai, organizacijos žmonės. Jie nežino, ko reikia. Jie ateina tikėdami, kad išeisiu pilną lagaminėlį, prisikrovę žinių. Bet, ponė Egidijau, aš manau, kad į mados namus žmogus ateina žinodamas, aš noriu tokio modelio,
tokio ilgio, viską aš daugmaž žinau ir moku. Sakykit, ar aš čia labai nepataikau į tai, ar žmonės taip pat, kaip pasivaizdžio konsultantą, pas jūs taip pat ateina ir sako, Egidijau, aš esu verslo žmogus, manęs laukia po poros mėnesių rimtas verslo susitikimas, kokį man reikėtų kostiumą rinktis. Kol jūs pradėsite atsakyti, aš noriu pasakyti, kad ponas Egidijus Sidaras yra mados namų dizaineris, o mados namai, tiek kiek man teko žinoti, siuva pagal individualius užsakymus. Tai yra nemasinė. Taip. Nemasinis siuvimas. Prašom. Bet grįžtant prie to, apie ką kalbėjote, tai jeigu žmogus žino, ko jam reikia, tai jisai dažniausiai eina į parduotuvę ir nusiperka. Tai dažnas klientas pas mane atėjęs laukia patarimo, nori išgirsti patarimą, nori išgirsti mano pasiūlymus vienam ar kitam atveju. Tai aš manau, kad ateina ne tik tai pasisiūti tai, ką jisai jau žino, ko nori. Taip, mes galim kalbėti, kad jisai nori kostiumo, bet koks kostiumas, aš galiu taip pat įtakoti jo sprendimą, jo pasirinkimą. Aš noriu tarstelt vieną pastabą. Kai jūs kalbėjote su mūsų portalo Statybų naujienos LT žurnalistais, jūs sakėt, kad, aš nežinau, ar kartais tai išgirstat, ar pakankamai dažnai, kad ateina vadovas ir sako, mano projektų vadovas, mano ten gal viceprezidentas ar pavaduotojas labai puikiai yra apsirengęs. Aš jau nebegaliu tokiu pat kostiumu vaikščioti, eiti į susitikimus. Ką tai reiškia? Na, ta prasme, tai tikrai nebūna dažnai ir tai turbūt buvo vienintelis atvejis, kaip man klientas pasipasakojo. Tai iš tikrųjų toks atvejis buvo. Sako, aš nebegaliu su to pačiu kostiumu ateiti į darbą, kai su tuo pačiu kostiumu mano vadybininkas, tarkim, vilki ir dėvi. Tai žinoma, jisai ieško tuo metu išskirtinumo. Aišku, klasikinis kostiumas nėra kažkoks tai dizaino kažkokia tai naujovė, bet galima pasirinkti spalvą, audinį, individualiai siūtas kostiumas visada gražiau gulės ir iš karto matysis. Tai vat. Dėkuoju. Negaliu nepastebėti šito gražaus šurmuliuko, taip Alvyda jūsų ir paskui labai noriu vyrų pasiklausti, kas čia sukėlė būtent tą šurmulį. Aš norėčiau tik paantrinti Egidijų, nes vakar buvau seminare. Ir dažniausiai advokatų būna kokiuose seminaruose ir veda šiaip advokatai, kaip veda seminarus, ir vakar vedė advokatas, kuris tikrai pasisiuvęs privačiai kostiumą ir iš karto matosi. Ir pamšalas kitoks ir jis nebijo ranką įsikišti taip, kad pamatytum tą būtent pamšalą ir apvadai kišenė yra visai kitokie. Aš taip pat irgi dėviu Egidijaus siūtą kostiumą šiuo metu. Tai tiesiog iš karto pamatai, kad yra audinys, kritimas ir yra individualumas, jau, kuris atspindi asmenybę. Tas kostiumas nėra šiaip savo kostiumas. Dėkuoju. O ta bėda dėl vadovių, šiaip ir moteris vadovės, jos irgi stengiasi kažkokį kitokį stilių įgyti, kad jų pavaldinės dažniausiai nusiperka Zaroje arba City, jos nenori dėvėti to paties drabužio. Puikiai. Vyrai, mane Alvyda visiškai įtikino, bet man labai smalsu, kodėl jūs taip sukrutot. Pone Danai, gal jūs pasakykit, kas čia jūs taip iš tokio iš rimtos būsenos išvedė? Aš nežinau, kas išdė mano kaimynų iš pusiausvyros, bet aš galiu tik už tai atsakyti. Aš tiesiog kažkur girdėjau istoriją, kai viena tokia aukštuomenės dama labai susinervino iš vieno tokio labai solidaus priėmimo, neišbėgo, susinervinus ir visas vakaras, kai sako, buvo sugadintas, todėl kad pasirodo tiek stengiasi, kad būti su ekskliuzyvinė suknelė, o ten pamatė dar vienas tokia pačia suknelė. Tai man, sako, vyrų tokių yra, tai aš galvoju, kad vyrų tokių nėra, bet pasirodo yra irgi. Taip, dėkoju. Aš tai iš karto pagalvojau, gal tai tas verslininkas mūsų bičiulis ponas Avulis, tai užtat taip Mindaugo ir paklausiau, tai paklausėm, kaip galvoja apie tokius verslininkus. Tai aš kaip tik dabar noriu kreiptis į poną Arvydą Avulį, bet noriu pradėti šiek tiek vos per atstumą. Kiekvienas didelis Lietuvos verslo smalsuolis puikiai žino visas istorijas apie poną Arvydą Avulį. Žino apie tai, kaip pradėjo verslo kelią ir žinoma apie tuos išsvajotus atlyginimo 5000. Bet mes neklausim šiandien. Visiškai apie tai nekalbėsim. Aš noriu jūs visiškai kitko pasiteirauti. Nedažnai, bet kartais tenka išgirsti, kad įmonių vadovai, savininkai sako, apranga
nėra labai svarbi. Aš noriu, kad jūs patikėtumėt manim, nes kokius turbūt 8, Audronė ir 9 metus dirbu, bendrauju su statybų verslo, statybų pramonės atstovais. Ir tikrai šitaip labai dažnai būna. Ir netgi va dabar galvoju, mano kolegė Lida čia kur yra, neatsimenu, mes su kažko bendravom dabar parodoj, sakėm, jūs pažiūrėkit, mes atvedėm čia, pakvietėm puikius žmonės, ateikit pasiklausyti, sakė, tuščios kalbos. Man nėra kada, aš turiu pristatyti savo produkciją, ieškoti klientų, o apranga nesvarbi. Šitaip sako. Ir dar mūsiškiai labai dažnai, kadangi mes čia visi žmonės žinom, kaip anoj santvarkoj buvo su kai kuriom nedidelėm išimtim, tai pažiūrėkit, kaip mus mokė visur, kokio elgesio stereotipo, kokios klišės sutinka pagal išvaizdą, palydi pagal protą. Vadinasi, koks skirtumas, kaip aš apsirengsiu, būsiu protingas, viskas bus tvarkoj, arba auksas ir pelenuose žiba. Pone Arvydai, dabar noriu būtent paklausti jūsų. Kada atėjo suvokimas, aiškus žinojimas, kad apranga, gebėjimas elgtis yra tokie pat svarbus dalykai, kaip ir, sakykime, gebėjimas sudaryti verslo kontraktus, bendrauti įvairiuose lygmenyse. Ar buvo toks nors, va šitoks koks nors, kad viskas, atėjo ta riba? Prašom. Tai iš tikrųjų tai nežinau, kada jinai atėjo, bet kažkada atėjo. Nes jeigu paimti taip viską iš eilės, tai be abejo, kad pati pradžia buvo labai jau tokia, man dabar, kaip prisimenu, pakankamai juokinga ir ten tų tokių, na, sakykime, pro šalį pašaudimų buvo pakankamai daug. Dieve, kaip įdomu sužinoti, ar pasakysit, smalsu, tiesa? Viską žinom, norim ir šitą sužinoti. Na jo, tai čia tų istorijų, kaip jūs sakėt, kodėl ten, mane ten kažkaip žmonės daugiau žino nei kokį nors kitą eilinį statybininką, tai čia daugiau aš norėjau pasakyti, kad viskas prasideda nuo to, kad aš paprastai atvirai bendrauju nuoširdžiai. Man visiškai nebaisu ir negėda papasakoti kokią nors juokingą istoriją apie save, kai ten pasidarai visiškai toks, vos nepajuokos objektas. Bet aš tą pasakoju visada tam, kad parodyčiau, koks aš buvau ir kokį praėjau kelią. Tai aš prisimenu pakankamai gerai vieną epizodą prieš kokią 20 metų, kai lankiausi Vokietijoje, tada turėjau daug verslo santykių ir tokių reikalų Vokietijoje. Ir prisimenu, kad nuėjau vieną kompaniją ir kadangi aš buvau toks irgi dar labai pragmatiškas jaunas žmogus, aš nuėjau, kaip supranti, kad reikia kažkaip apsirengti geriau, bet reiškia, kokius batus susidėti, tai tuo metu net, kažkaip pat ir nepagalvojau. Tai nuėjau su tokiais, kadangi vasara buvo su sandalais. Ir reiškia, dabar tai skamba idiotiškai, bet jeigu tas vokietis pažiūrėjęs į mane nebūtų pasakęs, pažiūrėjęs į tuos batus mano ir aš kai pamačiau jo veidą, tai aš supratau, reiškia, kad aš absoliučiai prapyliau. Tai, tas ateina palaipsniui ir aišku, ne per vieną dieną pradedi suvokti viską, bet iš tų klaidų metodų pavyko kažką taip suprasti, sužinoti ir save taip pastatyti į tam tikrus rėmus. Dabar be abejo, kad ženkliai geriau, nes gali pasiskaityti knygų, kiek nori yra, bet, sakykime, prieš 20 metų tai buvo tas metodas, klaidų ir pamokų metodas. Padarai, kažkur ten biškiai iš tavęs pasišaipo, tada supranti, kad reikia jau kitaip daryti ir elgtis ir žiūri, kaip kiti elgiasi normalūs tie tokie solidūs verslininkai, ir bandai kopijuoti. Tai va, o kada čia atėjo ta riba, aš nežinau, nesakyčiau, kad labai... Sandalai, kitaip sakant, nebuvo tas taškas, kuris privertė pasiimti pono Armino knygas, Alvyda ko gero dar nebuvo išleidusi. Ne, dar čia prieš 20 metų aš kažkaip neprisimenu, gal buvo... Ne, mano pirmasis leidimas 2008, paskui ant... Tai dar ne, tai ko gero Armino gal? 10 metų atgal aš jau buvau jau tokiam lygmenį, kur pradėjau suvokti, kaip reikia atrodyti. Bet prieš 20 metų tai be abejo, kad buvo tų daug klaidų ir iš tų klaidų viskas, kaip sakant, ir mokėmės. Mes čia taip linksmai prašnekom, bet iš ties, aš nežinau, jūs ir patys esat ko gero girdėję ir mums taipogi teko girdėti ne vieną istoriją, kaip, sakykime, netinkama apranga, netinkamas bendravimas, tiesiog
supranti, kad viskas, verslo kelias uždarytas, kad kontrakto tu ten neturėsi. Ir aš dar noriu į poną Arvydą kreiptis. Jūs verslo interesų turite, aš dabar bandysiu suskaičiuoti, Rusijoje, Ukrainoje, Rumunijoje, pasakykit, kur dar? Latvijoje. Tai noriu jūsų klausti, kaip yra kitose šalyse, kaip yra paisoma, kiek griežtai yra žvelgiama į verslo etiketą, į verslo kultūrą, sakykime. O į tą kultūrą sueina, gal aš čia nugribausiu į šoną ir mane ponas Arminas pataisys, bet greičiausiai tai ir apranga, tai aksesuarai, tai gebėjimas bendrauti, pristatyti save. Tai kokius jūs pastebite skirtumus? Tai, tos šalys iš tikrųjų labai visos skirtingos ir plus tas rytis, kurioje aš dirbu, tai jinai irgi yra tokia, sakykime, nuo labai aukšto lygio iki labai tokio, sakykime, labai paprasto lygio. Ir tuo pačiu reikia nueiti į banką, į stiprius, didelius bankus ir susitikti su bankų vadovais, kur iš tikrųjų reikia suprasti, kad ten turi ateiti gerai atrodantis. Ir tuo pačiu tenka bendrauti su statybinėm kompanijom, kurios, sakykime, kaip jūs čia ir paminėjote, joms nėra labai svarbu, tai nėra pirmas prioritetas, joms labai svarbu sąlygos darbo, pinigai ten ir visa kita ir taip toliau. Tai čia tas diapazonas pakankamai platus. Vienas dalykas, kitas dalykas, tos šalis irgi jos yra labai labai skirtingos. Pavyzdžiui, jeigu paimti Ukrainą, tai ten žmonės, kaip pasakyti, jie atrodo kelis kartus geriau, nei iš tikrųjų užima tą poziciją. Ir ta apranga jų atrodo kartais iš tikrųjų labai apgaulinga, nes atrodo pakankamai respektabiliai, gerai, bet iš tikrųjų po kažkiek laiko supranti, kad jisai ten, sakykime, yra toks gal ne visai sąžiningas, ne visai toks solidus, kaip atrodo. Ir gali būti, kad jis ten važinėja su kažkokiu Mercedesu pasiskolintų arba ten ir draugas jį atveždė. Tai tokioj, sakykime, kaip Rumunijoje, ten vėl nuėjus į bankus, matai, kad ten, reiškia, žmonės labai solidus ir rimti. Su statybinėm kompanijom bendraujant, tas lygis toks, sakyčiau, gal truputį aukštesnis negu Lietuvos. Bet čia yra labai, aš tiesiog mūsų tam versle negalėčiau skirti kažkokios tai, aiškios tendencijos ar aiškaus kažkokio profilio. Nes žmonės yra labai įvairūs. Vieni ir netgi Lietuvoje, jeigu paimsim, čia nežinau, galėčiau pavyzdį pasakyti, pavyzdžiui, buvo Laimutis Pinkevičius. Jis baisiai buvo orientuotas, reiškia, į tą tokį fashion. Ir viskas gerai, gražu ir visiems čia aš nenoriu nieko pasakyti, bet yra ir kitų kompanijų, kurios, sakykime, daro verslą gal ir neblogesnį negu darė Laimutis Pinkevičius ir dabar dar daro. Ir visiškai, kaip sakant, taip labai paprastai atrodo vizualiai. Ačiū. Tai labai sunku surasti ten, žinot, jeigu bankininkai kokie nors, tai jie turi savo. Jeigu ten IT kalbam, tai jie irgi turi savo. Reiškia, nekilnojamam turtė, statybose, ten toks miksas, kad negalėtum pasakyti, reiškia, ir kaip ten žmonės atrodo ir koks ten jų įvaizdis. Dėkoju. Prieš kreipdamas į poną Mindaugą, noriu tarstelt vieną nepastabą, tai, ką man atskleidė vienos statybų įmonės vadovas. Ir jisai žadėjo šiandien būti, bet aš jo nematau, arba jisai kažkur, kadangi aš maža, ne visus matau. Tai kaip gali būti, kodėl aš klausiau apie įvaizdžio dalykus ir kodėl stengiuosi tam tikrus dalykus akcentuoti. Žodžiu, tai veiksmas vyksta šiomis dienomis. Tai buvo gal prieš pusę metų ir šitas žmogus pasakoja, jisai nuėjo sudaryti verslo kontrakto pas būsimą partnerį. Sakė, pasižiūrėjau biurą, puikus biuras. Sienos visos nukabinėtos padėkom, įvairiais raštais, kurie rodytų, kad tai yra solidi įmonė. Vadovas atėjo, sakė, aš neatsimenu, kokį jisai rusišką kažkokį terminą paminėjo, bet tai reiškia, kad tarsi nulieta viskas stovėjo. Ir žinau, kad dabar jie aiškinasi santykius teismuose. Tiesiog susidūrė su labai gražiu įpakavimu, bet su ne visai tokiu tinkamu elgesiu. Vadinasi, įvaizdis gali daug ką apgauti, bet įvaizdį vis tiek reikia kurti. Aišku, nepradėkim galvoti, kad kiekvienas gerai apsirengęs verslininkas turi kažkokių piktų kėslų. O dabar aš noriu poną Mindaugą kreiptis. Aš prieš diskusiją klausiau, mes čia turim tarpusą vieną tokią paslaptį.
po vienos diskusijos, o jinai buvo Marijampolės žemėj, man Mindaugas parašė į Facebooką. Išimkit ten vieną tokią nuotrauką. Dabar pasakysiu, kodėl. Kai Mindaugas pradės kalbėti, mes jau čia pašnekovai visi žinom, labai emocingai kalba ir tai yra tobulas dalykas klausytojams. Bet kas yra tobula klausytojams, tas yra problemiškas reikalas fotografams. Ir manau, kad mūsų Kęstutis irgi labai daug kadrų darys tuomet, kai Mindaugas kalbės. O dabar, jeigu visai rimtai kalbėti. Pone Mindaugai, jūs esate viešųjų ryšių konsultantas. Ir viešieji ryšiai, viešųjų ryšių prasme įvaizdis yra tikrai kur kas daugiau, negu mes dabar kalbame. Taigi, įvaizdžio kūrimas ir sergėjimas. Tai yra jūsų kasdienė duona. Tai pasakykit, kaip ne tik susikurti, bet ir jį išsaugoti. Gerai, tai visų pirma, tą apibrėžimą, kurį pasakėt, kas tai yra įvaizdis, suprask išvaizda ir elgesys. Aš miksą padariau iš kelių. Jo, tvarkoj. Na, bet tai tinka, šitas dėsnis tinka beždžionėms. Ten tu iškart gali nustatyti pagal išvaizdą, kas yra alfa patinas. Na ir jeigu jisai gali atimti bananą iš bet kurio kito, tai vadinasi, jis yra alfa patinas verslininkas. Tai štai yra toksai elgesys. Bet problema yra ta, kad iš tikrųjų įvaizdis tai visiškai, na, mes aišku, skirtingus apibrėžimus galime ieškoti, bet esmė įvaizdžio tai yra tavo reputacija. Yra tai, ką tu darai, o ne tai, kokiu ten kostiumu apsirengi. Na, paminėjot šitą pavyzdį apie tai, kaip yra Lietuvoje bendrovių, kurios negali rasti darbuotojų už kažkokį atlyginimą. Turiu tokį bičiulį, mėgsta apsilankyti klube Materialistė. Grįžta, skundžiasi, naktinis klubas madingas. Grįžta, skundžiasi, sako, žinai ką, siūlau mergoms po 1000 eurų, jos vis tiek su manim neina. Tai gal sakau, į veidrodį pasižiūrėk. Tai vat prieš aiškinant, žinoma, mes Lietuvoje tokių įmonių ir patikėkit manim, su kostiumais ten viskas ir apsiūta ir prisiūta. Ir viskas ten labai kultūringai. Bet jie yra priversti mokėti darbuotojams premijas, na, 30% daugiau negu rinkoje. Todėl, kad pas juos nieks nenori eiti dirbti. Jie priversti yra savo tiekėjams mokėti 30%, nes tiekėjai įskaičiuoja riziką, kad, na, paprastai, kaip mes tarp statybininkų kalbam, kinulins. Tai štai, kai tu neturi reputacijos, arba kai tu tą reputaciją susigadinai, na tai jau kostiumėliai tau nepadės. Taip, kad pirmiausia, kai kalbam apie įvaizdį, ne taip, na, aišku, čia mes galim, na, juokauti, aptarinėti ten verslininkus, Grigaitį, dar ką nors, bet kai kalbam apie tą, ką tu nuveikiai, vis tiek anksčiau ar vėliau viskas atsirems į tai. Vienkartiniai transakcijai užtenka kostiumo. Nuolatiniam bendradarbiavimui, reputacija, tai, ką, galų gale tai, ką apie tave rašo laikraščiai, tai lemia kur kas daugiau ir kainuoja kur kas daugiau, negu kad nuvažiuoti, na, į Milaną ir nusipirkti Brionį. Kaip viešųjų ryšių specialisto noriu paklausti štai tokio dalyko. Mes jau čia vos kalbėjom apie tai. Ir daug parašyta apie tai yra, kad reikia rengtis ne taip, kad atitiktum pareigas, kokias tu šiuo metu užimi, bet rengtis taip, kaip atitiktum, reikia rengtis taip, kad atrodytum tarsi jau pasiekęs tas pareigas, kurių sieki. Ar čia kaip viešųjų ryšių prasme, tai yra klaida, ar čia kaip tik padeda padaryti karjerą? Nu, nes jūs sakot, kad čia patino instinktai. Pasižiūri, kaip rengėsi Zuckerbergas, tai nežinau, kokius pareigų siekia. Tai, na, šiaip jau turbūt geriausia, na gal, paprastai, čia prieš kurį laiką mes čia pas Daną tokias humoristinės laidas vedėm, kaip tik apie įvaizdžius ir rengimusis. Čia žinių radijas. Kaip rengtis sporto klube, kad atskleisti savo vidinį pasaulį gražų. Bet šiaip jau tai, sakyčiau, svarbiausia, tiek kuriant savo reputaciją, tiek reklamuojantis, tiek pateikinėjant save, savo produktą, savo įmonę, svarbiausia, na, būti angliškai, tai galim pasakyti true to yourself. Tai reiškia, kuo tiki, tą ir darai. Ir vienkartiniai transakcijai tu gali apgauti,
bet ilgalaikė prasme, jeigu tu pradėsi gudrauti ir apsimetinėti ne tuo, kuo esi, na, tai tu vis tiek praloši. Mes galim, na, iš to, kad kokį nors čia pilietį iš salės paimsim ir aprengsim kaip Arminą, nu, Seimo nariu jis netaps nuo to. Taip kad, na, tikriausiai kiekvienas iš mūsų mes įsivaizduojam savo kelią gyvenimo, kiekvienas iš mūsų kūrėm savo reputaciją, savo darbais ir iš ten ateina įvaizdis. Ir bėda turbūt tiem, na, tiksliau sakant, gal ne bėda, bet jeigu puikuojasi glanciniuose žurnaluose, kur aptarinėja tavo kostiumus, na, gal kažkurio laikotarpiu tai yra įdomu, bet matyt, kad taip yra, todėl kad gal nelabai ką kitą turi aptarinėti. Tai jau geriau jau, na, patikėkit manim, kai numirsit, nu, jeigu nesat Grigaičiai, tai vargu bau, kas užrašys, kad gražiai rengėtės. Aš supratau, kad dabar pats laikas eiti nuo kostiumo, nuo aprangos, nes Mindaugas yra pasiruošęs iš visos povyzos, matosi, kad pasakyti dar aštresnių žodžių. Kol nesusilaukiam, eime į biurą. Kalbėsiu apie visiškai paprastus dalykus, bet jie paprastai atrodo tik tai iš pirmo žvilgsnio. Pirmą kartą per daugelį metų į bendrovę Parok su kolege nuvažiavom teisingai, iš paradinės pusės. Taip, nes visą laiką važiuodavom ten, kur sandėliai, nes tai yra arčiau centro. Ir privažiavusio supratom, kad greičiausiai padarėm didelę klaidą. Aikštelė buvo pilnutėlė automobilių ir dar kokie 2 ar 3 stovėjo šalia aikštelės. Sakėm, viskas. Ir taip jau beveik paskutinę minutę atvažiuojam, ką dabar reikės daryti, kur automobilį statyti. Ir, ką jūs manot, pačios geriausios vietos, 3 vietos buvo skirtos svečių automobiliams. Ir įmonės darbuotojai niekas neužėmė. Statė šalia aikštelės, bet nestatė tenai. Tai mes puikiai pastatėm automobilį ir nuėjom ten, kur mums reikia. Atidarėm duris. Antras, atrodo visiškai paprastas dalykas. Atidarėm duris, o ten tiesiai priešais mus besisukantis batų šepečiai. Žinot, ten tokie yra volai tokie, aš nežinau net kaip jie vadinasi. Ponas Pranas gal labiau pasakytų, nes jūs žinot, kaip tai vadinasi. Kiekvienam viešbutyje. Tai vat viešbutį, žiūrėkit, nes viešbutis laukia, viešbutis laukia žmonių, dėl to tai ir daro. Man pačiai pastaruoju metu teko matyti Seime, ar žinot, kur yra ponia Arminai? Nežinot, 3 rūmai, va ten iš karto įėjus dešiniai yra paslėpti, reikia paieškoti, bet gerai paieškojus surast galima ir į Seimą galima tikrai įeiti švariais batais. Antras dalykas, Litexpo, bet šiandien nemačiau, gal čia yra kažkur. Anksčiau būdavo apačioj neliko. Mačiau toliau Laicher Baltic įmonėje, ten yra pastolių tiekimo įmonė. Ir mačiau bendrovėje Parok. Ir netgi padėtas veidrodis. Žodžiu, pažiūrėkit, aš kalbėjau apie visiškai paprastus dalykus, visiškai atrodo nieko bendro. Pamanykit, batų šepetys ar nebesisukantis, automobilis svečiams, kur pastatyti. Bet kai jūs nuvažiuojat ir kai jūs jaučiat patogumą, kai jums nereikia verstis per galvą, jums nereikia žiūrėti, ar kokie yra mano nešvarūs batai, ar aš netaip atrodau, tada tu supranti, kad tu čia esi laukiamas. Ir mano galva, tai yra biuro kultūra. Tai yra, kaip įmonė laukia žmonių. Tai Audronė, kadangi jau pradėjau kalbėti apie jūs, jūs esat rinkodaros vadovė Baltijos šalims. Tai reiškia, kad jūs darbo reikalais keliaujate po įvairias šalis. Sakykit, kokius jūs skirtumus pastebite tarp įvairių šalių, kalbant ir apie vadovus bei darbuotojus, apie jų aprangą, elgseną arba tiesiog apie biuro kultūrą, nes visa tai kartu ir kuria verslo kultūrą. O pasakysiu, kad Audronė važinėja labai intensyviai, nes būna dienų, kiek žinau, guodėsi, kad tenka kiek kartų, 4 kartus ar ne pakilti ir nusileisti. Tai Audronė, tarptautinės kompanijos atstovė esat. Tai kokius jaučiate, matote, pastebite biuro kultūros, verslo kultūros skirtumus? Tai laba diena visiems. Čia girdisi tas mikrofonas, ar ne? Girdisi, gal pabandykim šiek tiek arčiau. Man kažkaip keistai atrodo, kad nesigirdi. Iš tiesų, truputėlį skiriasi tos kultūros, reiškia, Paroko grupės pagrindiniai tokie biurai, tai yra Švedijoje, Suomijoje, aš turiu omeny ten, kur yra gamyklos, ir Lenkijoje ir Lietuvoje, tai čia yra tos vietos, kur mes turim gamybą, ir čia, aišku, patys didžiausi kiekiai yra dirbančių žmonių.
Tai, sakykime, jeigu mes palyginsim Skandinavijos šalis, netgi tarpusavyje Suomija ir Švedija, tai, matosi tokie pakankamai ryškūs skirtumai. Aišku, jie, kaip sakyt, visiškai atitinka tą kompanijos kultūrą, tai nereiškia, kad jeigu skiriasi apranga Švedijoje, tai jie elgesi kažkaip tai kitaip. Elgesio kodeksai pas mus yra galiojantis visai kompanijai, tai yra ir gamyklinėse, tose vietose, kur yra gamyba, ir tose vietose, kur yra tik tai pardavimo ofisai, tai yra ten nedideli kiekiai žmonių dirba, ten 15, gal kartais 20 būna kitose šalyse. Bet skirtumas aprangoje, sakyčiau, galbūt švediškoje kultūroje daugiau demokratijos aprangoje, reiškia daug tokio laisvo stiliaus ir tik tai pačio aukščiausio lygio vadovai. Ir tai dažnai tenka matyti, kad jeigu jie nesuplanavę tą dieną kažkokių tai oficialių susitikimų, tai dažnai jie būna su džinsais ir švarku. Suomijoje aukščiausio lygio vadovai visada su kostiumais, o tie darbuotojai, kurie daugiau, sakykime, dirba tą biuro darbą, neturi tiesioginių kontaktų su klientais, tai jie tiesiog renkėsi taip, kaip jiems būtų patogu. Tai tą tokį Skandinavijoje galima išskirti. Baltijos šalyse gal pas mus truputėlį vėl, jeigu pažiūrėsim, estai arčiau į Suomius lygiuojasi ir, sakykime, ta Suomijos įtaka ten yra labai stipri, ten ir jų tam aprangos kodeksui. O Lietuvoje ir Latvijoje, tai vėlgi aukščiausio lygio vadovai dažniausiai su kostiumais arba jeigu jau nenuplanuoti jokie susitikimai, jeigu bus tik tai oficinis darbas, tai tada kažką tai planuojam, reiškia, truputėlį lengvesnį stilių, ten vėlgi džinsai, švarkas ar panašiai. Gal aš norėčiau akcentuoti į kitą dalyką, kad viskas tas susiveda ne tik tai į tai, kaip apsirengęs, ne taip, kaip tu ateini atrodai tam darbe, bet pirmas dalykas, kad tu dar gali pridėti savo asmeninį tą tokį, savo asmenybės išraišką pabandyti išreikšti per tuos rūbus. Todėl būna taip, kad matau kartais ten Suomijoje su labai ryškiais švarkais merginų arba su kokiom bliuskutėm, tai viskas tvarkoja. Tai nėra tokio pas mus elgesio, reiškia, dress kodo aprašyto, kad tu turi būti ten būtinai ten juodas švarkas, ten balta bliuskutė ir ten juodi bateliai. Ne, šito nėra, viskas tas stilius yra laisvas. Bet aišku, pas mus kompanijoje tokia jau tvarka, kad žmogus yra pastatytas į patį centrą ir tai yra mūsų klientas pirmoje eilėje. Todėl, sakykime, Paro gamykla yra visiškai nepritaikyta žmonių priėmimui, mes ten vis tiek vyksta gamyba, ten, kaip sakyti, mes sulaukiam labai nedaug tų klientų, bet pasitaiko karts nuo karto, todėl ten tos vietos tik 3. Jeigu mes būtumėm, reiškia, ten toks ofisas, kur tų klientų ateina daug, tai tikriausiai pas mus tų parkavimo vietų būtų gal 20 skirta klientams, bet dabar mes apsieinam su tom 3, kažkaip jos, kiek pastebėjau, dažniausiai stovi, reiškia, viena kokia vieta visada yra tuščia, laisva. Tai taip, ofisai visi padaryti taip, kad žmonės gali atsinešti pietus, gali ten pasišildyti, pasidaryti, pasigaminti maistą. Ten kiti ofisai yra tokie, kur, reiškia, yra visas biurų pastatas didžiulis ir ten būtinai yra kažkokia maitinimo įstaiga, tai vėlgi palengvina. Visada yra kava. Šiaip norėčiau pabrėžti, kad vėlgi nemokama, nes man dažnai nustebina būna, kad ateini į kompanijas ir kur jeigu tu nori išgerti puodelį kavos, tai tu turi jį nusipirkti. Ten kažkiek tai gal pamažinta kaina, bet turi nusipirkti. Tai gal jeigu čia apie aprangą tiek, nes paskui aš galbūt apie biuro. Taip, tai mes dar prie to grįšim. Taip, kol mes kalbėsim apie tokią temą, kurį trupučiuką apie verslo Jupiterius ir jaučius kalbėsim, bet dabar aš noriu į poną Daną Arlauską kreiptis. Kalbėdamas su mūsų portalo žurnalistais, ponas Danas paminėjo tokius 2 dalykus, 2 įvaizdžio dedamasias. Tai yra pirmiausia gebėjimas bendrauti ir socialinė atsakomybė. Mūsų, nežinau, čia žurnalistai surado šitas frazes, ar čia iš kažkurio pasiskolino pašnekovo ir pavadino, kad yra verslo chamai ir yra žmonės, kurių vardai tapo prekiniais ženklais. Kai aš sakau chamai, pasitikslinom, tikrai lietuvių kalboje yra galima vartoti šitą žodį. Greičiausiai dėl to, kad jų mes vis tik tai turime. Nieko nepadarysi.
Tai, ponė Danai, jūs labai šauniai kalbėjot apie tai, kad įvaizdis labai svarbus yra, arba jisai priklauso, jisai kuriamas, kaip žmogus geba bendrauti. Ir jūs minėjot amžinatilsį Pramonininkų konfederacijos vadovą poną Lubį. Tai prašom jūsų nuomonė, jūsų samprata, įžvalgos, kas yra jūsų galva įvaizdis. Aš pavartočiau dar vieną tokį terminą, nes iš tikrųjų visi tarsi ir teisingai šnekam ir tiesiog nėra nei kur pridėti, nei atimti. Bet visam šitam kalbėjime yra toks vienas dalykas, aš jį įvardyčiau kaip harmonija. Tai kai mes sutinkam žmogų ir štai kalbam apie tai, kad kaip čia geriau apsirengti, kaip čia gražesnį, mandresnį kokį žodį pasakyti, bet jeigu nėra turinio apskritai toj veikloje, kur tu, reiškia, sukiesi, ar tai statybų verslas būtų, ar tai maitinimo įstaigos kažkokia ten veikla, ir tu nesi orientuotas į turinį, tai tada tu stengiasi kitais dalykais kažkaip tai subalansuoti, kažkaip įtikti vartotojui, kad jis daugiau nupirktų, kad kažkaip tau pelno ten daugiau gautųsi. Tai štai, amžinatilis iš tikrųjų Bronislavui Lubiui man teko tikrai nemažai dirbti, aš mačiau jį iš šalies, kaip sakyti, ne tik darbe ir naktį mes ten nemažai praleisdavom diskutuodami apie. Tai vat, aš sakyčiau, toks iš tikrųjų jis buvo džentelmenas. Vat, visose srityse jis labai daug investavo į savo darbuotojus, jis labai visuomenį veiklą labai, nors jam, aš kartais klausiu, sako, prezidentė, sakau, ko jūs ten tiek daug laiko, pavyzdžiui, Pramonininkų konfederacijai skiriat? Sako, žinai, man ne tas pats, kokia aplinka bus aplinkui, aš negaliu tik tai galvoti apie save, aš sako, žinai, nueisiu į vyriausybę ar ten į Seimą, aš lengvai galiu išspręsti. Bet sako, žinai, hebrai norisi padėti. Tai va, tas jo žodis hebrai norisi padėti, tai tas jis yra, jis iš tikrųjų buvo inteligentas, bet yra chamai, kurie žiūri tik tai savo interesų. Jie gali labai gražiai rengtis, jie gali mandrių žodžių ten yra prigalvoti, ten dizainerių drabužių, bet jie orientuoti tik į save. Kai vienas, tiesiog nenoriu minėti pavardės žmogaus, sako, klausykit, sako, koks jūsų gyvenimo tikslas? Jis taip labai įdomiai atsakė, pagalvojo, kapitalo kaupimas. Tai va, tas kapitalo kaupimas, va, ir va, žmogus, kuris orientuotas į kapitalo kaupimą, reiškia, ir jo ta veikla jis visur elgdavosi chamiškai. Nerijus vardas buvo? Žinai, pasakysiu pirmą raidę, iš karto atspėsit. Bet, vat, kaip Arvydas sako, iš tikrųjų ten Ukrainai, pavyzdžiui, ten paskolino ten Mercedes ar dar netgi kostiumų kartais gal ir paskolindavo ir būdavo tokiu atveju, man irgi būdavo. Tai aš ir kalbu apie tai, žinote, chamą mes labai lengvai jau, kaip Arminas sako, mes užaugom visi, mes jau sugebam iš tikrųjų atskirti. Iš to vietoj, tu gali kiek nori knygų skaityti, bet jeigu viduje esi chamas, labai greitas tas pasimatova. Ir man dama apibriežti, pavyzdžiui, kad, o kokiais yra chamo, ten kriterijai kažkokie. Žinokit, aš sudėtingai galiu. Aš susitinku ir aš matau, kad turinio nėra. Yra tik tai karkasas, jis labai gerai pakuotas tas karkasas. Ir todėl va, tie sandalai, apie ką Arvydas sakė, žinot, iš tikrųjų seniečiai, jie tą harmoniją mato. Va. Tu ten jo neapgausi. Vat jeigu tu ten, jau, šiais laikais, jo Arvydas atytų su sandalai, jau su juo niekas nešnekėtų. Tada dar, nu, va, kaip sakė, nauja valstybė, jie besiformuoja. Tai pasakyti, kas yra harmonija, tai yra intuityvu ir tai yra tik tai su patirtim ateina, va, tie dalykai. Va. O chamiškumą mes labai greitai, lengvai atskiriam. Tai aš tai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų verslininkų vis daugiau. Džentelmenų atsiranda, ko nepasakysi apie politikų. Politikų daugėja chamų. Ne tau, tai tau skirti. Tauta sprendžia, rinkėjai sprendžia. Taip, Mindaugai. Užvedė ant vienos minties, nežinau, ar čia chamų daugėja, ar čia ko daugėja, bet toks vienas pažįstamas pasakojo, Berlyne, pačiam Berlyno centre yra Volkswageno grupės didžiulė parduotuvė, kur Volkswagenas pardavinėja visą savo asortimentą automobilių, nuo Škodų ir Seatų iki Bentley. Ir taip sakė, kad prieš kokius 20 metų, kai žmogus ateidavo ten, pardavėjai praktiškai žinodavo, į kurią salę jį vest.
Dabar laikai atėjo tokie, kad... Aš atsiprašau, pagal tai, kaip žmogus Na atrodė? taip, ta prasme, galėdavai kažkaip tai nustatyti. Ir, Škoda nuo Bentley skiriasi, nežinau, daugybę kartų. Tai dabar jau nelabai yra aišku. Tai štai tu gali ateiti, tu iš išvaizdos tave bus gerokai sunkiau nustatyti. Taip, kad šitos ribos, jos ganėtinai yra išsiplovusios. Kai kitą kartą eisit pirkti Bentlio, galite apsirenginėti kaip Škoda drąsiai. Taip, Galiu replikuoti. Vieną pastabėlę galima? Taip. Taip pat amžinatvėsi Bronislavas Lubys važinėjo su Smartu. Taip, Tai va ir Šeštakauskas, statybininkų asociacijos prezidentas, buvo labai nustebęs. Sakė, netitinkantį visiškai įvaizdžio mašiną. Bet greičiausiai jūs girdėjote ir poną Dakrą. Tai Lietuvos statybininkų asociacijos ilgametis prezidentas. Taip, pone Arminai. Tiesiog bičiulio Dano pasisakymas iššaukė, kad noriu sureaguoti, replikuoti, nes ištarta labai gera mintis, kad įvaizdis tai ne viena apranga, įvaizdis tai yra sistema. Ir kai tik tai susiciklini ant aprangos, iš tiesų gero rezultato nesitikėk. Tačiau iš kitos pusės negalima nuneigti įvaizdžio, ką galima buvo Dano pasisakymę išgirsti, nes tuomet ką viešųjų ryšių specialistai iš to žemelį veiktų, tai iš viso būtų nereikalingi nei politikams, nei verslininkams, nei niekam. Nuskambėjus jau mintis, sena liaudies išmintis, pagal drabužį sutinkam, pagal protą palydim. Tačiau, mėly mano, aš manau, sutiksit su manim, kad sensta. Ši patarlė, sena patarlė sensta, su naujom technologijom. Kai dabar kiekvieno iš mūsų kišenėje yra geriausia pasaulio biblioteka įdėta, pas kiekvieną iš jūsų įtariu kišenėje dabar yra. Turiu omeny išmanųjį telefoną. Ir reikės tik tais kiek, ar minutės, ar 3 minučių, kiek jūs laiko turėsit pateikti atsakymą, kuo skiriasi dezoksiribonukleinės rūgštys nuo ribonukleinių rūgščių, arba kitą kokį nors tenais specifinį, konkretų labai pateikti atsakymą į labai tokį rimtą, solidų klausimą. Tai praktiškai vien savyje sukauptos tam tikros žinios, jos įgauna mažiau prasmės. Ir čia įvaizdis padaro savo darbą ir jis tampa svarbesniu, jis didesnį vaidmenį suvaidina. Tačiau tai ne mažėja įvaizdžio reikšmė, o didėja 21 amžiuje įvaizdžio reikšmė. Tačiau įvaizdis, kartoju, nuo ko pradėjau, tai nėra viena apranga, tai yra sistema. Ir kaip tu elgiesi, ir kaip tu sveikiniesi, ir kaip tu bendrauji, ir kokį pirmą sakinį ištari, su kokiu turiniu ir gilumu ir taip toliau. Tai vat, įvaizdis tai yra visa sistema. Atsiprašau. Mindauga, dar pane Alvyda. Aš tik tai norėjau paantrinti dėl pono Dano užuominos apie harmoniją ir chamizmą. Harmonija tai yra ta visuma, ne? Mes žiūrim, pas tą žmogų dera ir balso tembras, ir laikysena, ir išvaizda, ir bendravimo kultūra. Viskas dera. Ir tai, kaip jis bendrauja su aukščiausio rango žmonėm, ir kaip su žemiausio rango, su valytoja, ar statybininku, ar mūrininku. Tai yra harmonija. Paliestas kitas terminas, kuris mūsų kultūrai, naudojamas kalbos kultūrai, tai kamas. Tai kamas yra tas asmo, kuris tik rūpinasi apie save. Ir šiuo metu darau tokį įdomų tyrimą, labai keistoje organizacijoje, nes studijuoju kultūros vadybą, kultūros politiką. Tai darau tyrimą aukščiausio rango, gal net kaip pasakyti, aukščiausio lygio kultūrinėje įstaigoje, kokioj tai gali būti, tai Nacionalinė operos ir baleto teatre. Ir stebiu žiūrovo elgesio kultūrą. Patikėkit, matau didžiulę problemą mūsų visuomeniai. O kur ta problema yra? Dorovinis ugdymas. Niekas vaikų neugdo ir yra nuo tam tikros kartos žmonių elgesys su kitais, bet elgesio kultūra, atėjusi kultūros įstaiga, yra labai žema. Ir tai tam tikras veidrodis yra apie mūsų visos valstybės, sakyčiau, įspūdį ar įvaizdį tų žmonių. Ir elgesio kultūra, ne tik išvaizda. Dėkoju. Mindaugai, jūs norėjote reaguoti? Aš galvoju, gal kad tam tikras yra paradoksas. Iš vienos pusės, ką paminėjo ponė Alvyda, sakydama apie tą harmoniją, kai mes pasižiūrim harmoniją. Kad mes pasižiūrim į kitą ir matom jame harmoniją, tai gal čia ir yra bėda, kad mes labai dažnai norime harmoniją parodyti kitiem, negu kad patys ją jaust.
Nes, na, visų pirma, nuo ko viskas prasideda, tai nuo to, nuo ko tu jauti. Kodėl? Nu, labai paprasta, kodėl iš Lietuvos žmonės ten išvažiuoja, prasigeria, nusižudo dar kažkas. Todėl, kad neturi harmonijos, todėl, kad vaizduoja esantys to, ko jie nėra, vaizduoja kriterijus tokius, kokius užduoda žurnalas Žmonės, su visa pagarba žurnalui Žmonės, jeigu čia vis įtarinės, tai tada bando apsimesti to, ko nėra, iš čia gimsta įtampa, iš įtampos mirtinos lygos ir viso gero. Tai jeigu pasižiūrėti kokią, na, harmoningai, galbūt ir italui kažkaip tai harmoningai ir jisai labai stilingas atrodys, harmoninga yra ir kokiam nors danui, ar ten kokiam nors iš kitos šalies, šiaurės, kur nei to ten stiliaus rasi, nei dar kažko. Tai, na, bet svarbiausia, kad tai yra laimingiausi žmonės pasaulyje. Taip, ponė Danai, Taip, leiskim dabar Danui reaguoti. Mindaugui kaimynui noriu biškį pareikliuoti. Žinai, kad harmonijos negalime eksponuoti, tai ne rinkodaros dalys yra, jinai yra arba nėra. Ir todėl tu sakyt, kad nebent jeigu tu ateini, o aš labai esu harmoningas, tada taip, kaip rinkodaros dalys. Aš kalbu ne apie tą dalį, kai jinai eksponuojama, taip labai imperatyviai eksponuojama. Aš kalbu apie vertinimą iš šalies, kai žmonės mato, yra harmonija ar nėra. Tai yra skirtingi dalykai, Mindaugai. Taip, dėkuoju. Kol mes tęsime, aš noriu mūsų klausytojams priminti. Kaip matot, yra mikrofonas. Jeigu jūs suradot galimybę, norą pasiklausti, replikuoti, nesutikti, nesvarbu, kad jie gali būti autoritetai, bet jūsų nuomonė taip pat yra svarbi, tai prašom prie šoninio mikrofono ir išsakykit savo nuomonę. Noriu priminti, kad mes kalbame apie įvaizdį, kuris lemia verslo sėkmę. Iš žmonių, kurie žino, ką daro, ką siūlo, yra savo sričių ekspertais, bandome sužinoti, kaip tinkamai reprezentuoti įmonę. Ir, gerbiami ponai, noriu jums priminti tai, ką buvau rašiusi laiške. Pabaiga, apibendrinimas iš jūsų bus, tokia jau dalia jūsų, pateikti bent po 2 patarimus, kaip reikia elgtis, rengtis, kokiu būti, kad atitiktum, kad nesupainiočiau, paskaitysiu 3 žodžius, kad atitiktum 3 kriterijus – laikas, vieta ir tikslas. O dabar tęsiam toliau. Jau čia prakalba, man atrodo, ponas Mindaugas apie marškinėlius ir apie Facebooko įkūrėją. Taip, paskutiniu laiku turėjau didelį malonumą, žiūrėjau filmą apie pavardė labai sunkiai ištariama Facebooko įkūrėjo. Pabandysiu. Zuckerbergas. Teisingai, kažkaip taip. Tai labai sunkiai, čia jau ištart lietuviškam liežuviui yra pakankamai sudėtinga. Tai jisai rodė, kad turi pilną spintą, o greičiausiai įtariu ir daugiau, vienodų pilkų marškinėlių. Toliau, jūs puikiai žinot buvusi Apple vadovą. Kaip buvo atpažįstamas šitas žmogus, Steve'as Jobsas, iš juodo megztuko aukštų kaklų, džinsų ir sportbačių. Einam toliau. Jūs greičiausiai vėlgi skaitėt kažkuriame iš lietuviškų portalų, viena Amerikos lietuvė, kuri daro gerą verslą Amerikoje, sakė, kai aš einu Amerikoje į susitikimą, aš išsitraukiu visą savo papuošalų dėžutę ir viską ant savęs susidedu. Ir sakė, kai aš atidarau duris, tai visi turi būti laimingi, kad pagaliau atėjo šita moteris. Jinai mus pagerbė. Nežinau, ar čia yra iš įmonės Jūrės medis, ar nėra. Tai šitie vyrai man pasakoja vėlgi tokį dalyką. Jie pardavinėja savo produkciją Japonijoje. Ir sakė, Japonijoje viskas turi būti labai griežta, teisinga, netgi įpakavimui padarytos schemos, viskas sulygiuota, kad nebūtų jokių spragų, kad nebūtų jokio neapgalvoto žingsnio. Ir kažkuris iš jūsų pašnekovų man sakėt, sustok, žurnaliste, nekalbėk šitaip, nes kas yra galima verslo Jupiteriui, tas nėra galima verslo jaučiui. Tai dabar pasakykit, kuo reikia būti, kad tu turėtum galimybę elgtis, rengtis ir sakyti taip, kaip noriu. Aš, Mindaugai, negaliu dabar nuo jūsų atitraukti akių, nes jūs aiškiai skiriatės iš visų pašnekovų. Tai pasakykit, kokia jūsų nuomonė ir dėl tų verslo jaučių, ir dėl verslo Jupiterių? Nu, čia turbūt Amerikos neatrasiu. Pasakysiu, kad sujungsiu 2 pašnekovų
rankas ir širdis. Jeigu nuo mažų dienų tave tėvai auklėjo, kad tu būtum balanse ir harmonijoje ir gyventum savo gyvenimą, ne svetimų žmonių gyvenimą, tai yra visiškai nesvarbu, ką tu paskui veiksi, ar tu būsi mikroautobuso vairuotojas, ar restorano šefas, ar Seimo narys, tu jausies harmoningai ir tada tu galėsi drąsiai elgtis, dėtis tos drabužius, arba ten visas tai natūraliai ir tu jausies gerai. Jeigugi, kaip kad Lietuvoje yra, tave nuo mažų dienų muša, mokykloje iš tavęs tyčiojasi, tada, kai iš tave išrenka į Seimą, iš tavęs tyčiojasi rinkėjai ir žurnalistai, tai tada tu negyvensi harmonijoje. Ir tada tu bandysi vaizduoti tai, kas tu nesi, ir ties 55 metais ir užsilenksi. Jei galima. Visą tai teisinga, Mindaugai, tačiau yra tam tikros ribos. Tas ribas apibriežti yra be proto sudėtinga ir matomai niekas tiksliai konkrečia formulė neįvardintų, kad ten x kart y lygu z kvadratu ar dar kažkaip. Daromas, pavyzdį sakau, daromas priėmimas prezidentūroje, valstybės dienos minėjimo proga ir aprangos reikalavimas, kravat noir, su smokingais visi turi susirinkti ir jisai, užimdamas tam tikrą lygį, jausdamas harmoniją, ką ten dar balansą, ką ten dar jisai viduje turi jausti ir taip toliau, jis ateina į tinklą susiviniojęs. Bet kokiu atveju peržengtos elementarios padorumo ribos, tu reiškia žmogau demonstruoji, kad tu negerbi organizatorių, negerbi šeimininko, negerbi susirinkusių visų kitų svečių, kad tu leidi savo ten taip apsirengęs ateiti. Lygiai tas pats, galim ne aprangą liesto, užsilipę ant stalo ir pradėti šokti. Ir kitų dalykų pradeda daryti, kur jau peržengiama tam tikra riba ir tu negali savo. Tai vat yra, kodėl ir tie aprangos kodai nustatyti, tai yra tam tikras rėmas, o tam rėme jau kiekvienas iš mūsų tą savo piešinuką piešia. Tarkim, jeigu tu esi įmonės vadovas, tarptautinė įmonė ir taip toliau, tu turi rengtis į darbą pagal aprangos kodą, darbinė dalykinė apranga. Tai reiškia vyras su kostiumu, su marškiniais. Tačiau nuo tavo srities veiklos nepriklausys, ar tu turizme ir tarkim tavo kostiumas bus koksai languotas, kokios nors įdomesnės spalvos, demonstruojant, kad tavo prekė, kurią tu parduodi, tai yra laisvalaikis, atsipalaidavimas, kažkokios tokios emocijos, ar tu esi teisininkas, bankininkas ir tavo kostiumas bus tik tai tamsiai pilkas arba tamsiai mėlynas ir jokių kitokių variantų negali būti. Tai va tuose rėmuose tu jau pats kaip verslininkas įtakoji ir nupieši tą savo paveikslą. Bet aš nenoriu, kad mes vėl tik prie aprangos sugrįžtumėm, nes tai yra... Apie vidinį pasaulį. Jo, apie vidinį norisi, apie tą dvasę. Mes abu kaip dvasingi žmonės apie dvasę vis norim pakalbėti. Prašom, ponė Danai. Jo, kadangi jūs iš tikrųjų, man labai patinka Steve'as Jobsas, aš domėjausi jo biografiją, ten gerų knygų yra apie jį parašyta, jau Arvydas linksi galvą skaitė, reiškia taip. Tai jūs paminėjote apie tą megztinį apykaklę, bet žinote, Steve'as Jobsas niekada savo neleisdavo, kai susitikdavo su labai aukštais pareigūnais, jis ateidavo tada smokingų, ir tai skirdavo aplinką. Ir vat, kitas veikėjas toks Khodorkovskis, kuris gyvena iki šiol, jis irgi atėjo su tą pačią aukštą apykaklę į susitikimą su Putinu. Aišku, dar ten prišnekėjau, sakiausi, ten nieko tokių, ir vat, rezultatas. Tai vat ir kalbant apie tai, reikia jausti, kur ir kaip. Pasaulis tampa vis labiau sudėtingesnis, emocionalesnis, mes kartais iš emocijų galima, tu gali netekti bičiulių, tu gali juos surasti, nes kuo toliau, tai tas tampa vis subtiliau. Ir jūs sakot, kad reikia kažkokius patarimus. Aš manau, kad visada reikia. Niekada nepasikliaukit savo jėgom, jeigu jūs turit išspręsti kažkokį tai einant į sandorį, kažkokį susitikimą, nepasikliaukit čia vien tik savo intuiciją. Nes čia ant kortos gali būti labai daug kas pastatyta. Nebijokit tartis, nebijokit pripažinti savo klaidą. Aš tą pastoviai darau, žinokit.
Tiek. Taip, ponia Arvydai, prašom. Aš dar galėčiau irgi čia apie tą laiką ir vietą pasakyti. Iš tikrųjų, Arminas labai gerą pavyzdį pasakė prezidentūrą ir per valstybės minėjimo dieną. Tai vienas labai akivaizdus ir geras pavyzdys ir jeigu aš manau ten ateitum ne visai tinkamai apsirengęs, tai kažin ar kitais metais gautum pakvietimą. Tai yra pirmas dalykas. Kitas dalykas, kaip tu ten bebūsi susireikšminęs ir kaip tu ten save rodysi, bet kiti kažin ar ten labai tave įvertins. Tai kitas dalykas, kitas pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu tau reikia gauti kreditą banke ir kaip tu nueisi į tą banką. Tai be abejo, kad galėjai su džinsais, galėjai, kaip Mindaugas dabar atrodo, bet, sakykime, dar gal čia, sakykime, Lietuvoje mes mažam krašte ir čia vieni kitus jau, kaip sakant, pažįstam. Bet jeigu tu nuvažiuoji kokį nors didmiestį, kuriam tu esi absoliučiai no-name'as, niekas tu esi, 0,0 ir dar 3 nuliai po kablelio. Ir tu nueisi va taip į banką ir sakysi, aš noriu gauti kreditą, gal kokią, nežinau, 10 ar 50 milijonų eurų. Finančialistas gauna. Ja, tai jeigu galima, aš užbaigsiu, Mindaugai, gerai. Tai jo, finančialistas gauna ten truputį kitaip, tai jeigu žinai. Tai tada tiesiog tu didini riziką, nes bankams yra labai svarbu, kaip tu atrodai. Ar tu patikimas klientas ar ne. Ir yra tam tikri dalykai, kuriais tu gali sustiprinti savo tą pasitikėjimą. Tai aš manau, kad viskas, kaip ir kalbėjom, priklauso nuo aplinkybių. Tai yra laiko, vietos ir koks yra tavo tikslas. Jeigu, sakykime, Steve'as Jobsas pristatydamas šitą iPhone'ą, tai jis be abejo, kad jis galėjo nueiti ant scenos ir su džinsais ir taip, dėl to, kad jis sakė, aš keičiu pasaulį. Mano produktai pakeis pasaulį. Bet taip pat, kai jis susitikinėdavo su Amerikos prezidentu, jis apsirengdavo truputį kitaip. Aš pratęsiu, nes man jis irgi labai patinka Steve'as Jobsas, kai pas jį ateidavo draugai į namus, tai jis eidavo pasivaikščioti basas. Jis turėjo savo požiūrį į gyvenimą, jis nevalgė ten, žinot, buvo absoliutus veganas ir gal būtų dar labai daug pagyvenęs, jeigu neturės tokių labai stiprių įsitikinimų. Bet kai kuriais atvejais tie įsitikinimai jam padeda pasiekti labai daug. Darykit, ką norit, bet tik tam tikroj vietoj, nes yra standartai, taisyklės, jų privalu laikytis. Kokia jūsų nuomonė? Sunku taip pasakyti taip ir ne kitaip, kad būtų tik tai vienintelė tiesa. Tai aišku, yra skirtingi žmonės, skirtingi verslai, skirtingos nuomonės. Labai sunku pasakyti, kas yra teisinga. Ir iš tikrųjų daugeliu atveju turbūt kiekvienas renkamės tai, kas mums yra priimtina. Ir žinoma, visada pasaulyje yra kvailių, kurie šoks ant stalo, ne toj vietoj, kur dėrėtų tai daryti. Galbūt bare galima šokti. Bet ne puotoje. Bet iš principo aš manau, kad jeigu tu sugebi kažkokį sukurti savo savitą stilių ir paremtą ne tik tai drabužiais, o ir kažkokiu tai savo gyvenimo būdu, savo harmoniją kažkokiais šitais dalykais, tai aš visada už ir niekada nesakau, kad ten kažkoks tai kostiumas ar graži nauja eilutė yra svarbiausias dalykas. Toli gražu ne. Kai pas jūs ateina klientas, jūs klausėt, kokia yra jo profesija. Kodėl šitą paklausiau? Sakykime, ponas Arvydas puikiai žino ir ponas Danas, ko gero. Jeigu sėdi kur nors auditorijoje statybininkai arba statybinės įmonės vadovai ir architektai, pasakykit, ar mes jų net pažįstam. Iš karto. Architektai yra kitokie, jie rengiasi kitaip. Ar jūs klausėte žmogaus profesijos ir ar paliekate tam tikras, nežinau, laisvumo ribas, kurios galima vienam, bet kitam patarėt šito nedaryti? Klausiu, ne visada, bet šiais laikais galima sužinoti, ne problema. Aš stengiuosi pasidomėti, koks klientas atėjo pas mane arba ruošiasi ateiti, kad aš, maždaug įsivaizduočiau situaciją.
Ir kiti, taip. Bet žinoma, būna ir kažkokių tai išimčių, ne visada reikalinga tai, kaip aš įsivaizduoju, tarkim, kaip reikėtų, kaip lyg tai ta verslo sritis, kurioje jisai dirba, kaip tai turėtų atrodyti. Galbūt jisai turi labai savo kažkokių asmeninių pageidavimų ir nukrypimų nuo normos. Gerų nukrypimų. Teisingų, taip. Taip, dėkoju. Taip. Jei galima sureplikuosiu. Iš tiesų, kolegos, niekam nepaslaptis, kad pikti etiketų propaguotojai stovi skirtingose barikadų pusėse su dizaineriais. Nes sako, reikia taip ir ne kitaip protokolistai, o dizaineriai sako, ne, sukurkim ką nors ypatingo, išskirtinio ir taip toliau. Bet šiuo atveju labai norėčiau Egidijui pritart, kad tam tikro stiliaus suradimas kartais yra didelė vertybė, net ir tam žmogui, kuriam privalu laikytis griežtų tarnybinio etiketo normų. Tarkim, politikas koks nors ten, Seimo narys, ministras, aukšto rango oficialus asmuo ir paima, pavyzdžiui, užsiriša varlytę. Galite įsivaizduoti tokį teorinį atvejį? Net praktinį? Net praktinį? Teorinį, kolegos, visiškai teoriškai, jokių vardų, pavardžių, visiškai teoriškai. Pripažinkim, kad tai yra pliusas, ne minusas, nes sukuria tam tikrą įsimintinumą, išskirtinumą ir šiandien jau Lietuvoje ištarus politikas su varlyte, matomai didžioji dauguma visų piliečių pasakys, jei politikas valgo duoną todėl, kad jis yra žinomas, už jį tuomet balsuoja, jį renka ir taip toliau, tai vadinasi, tam tikros stiliaus sukūrimas, kažko išskirtinesnio, apie ką Egidijus ir kalbėjo, tai yra privalumas pliusas, o ne minusas. Bet vėl grįžtu prieš tai ištartos minties. Tačiau kur tos ribos? Ar tik tais detalės stiliaus, tam tikrą spalvą panaudot, ten aksesuarą panaudot, ar iš esmės keisti vietoj kostiumo tenais kombinzonas, ar kaip jūs ten mėgstat, frotinis halatas, taip? Taip, dėkoju. Taip, Alvyda? Aš mėgstu halatą. Ne, aš tylėjau. Taip, Alvyda. Išskirtinumas tai yra atrasti, bet būtent tą kažkokią detalę, kuri atitinka ir reprezentuoja tą asmenį. Bet pats svarbiausias dalykas tai yra pastovumas arba stiliaus vientisumas. Tai reiškia, tu nešokinėjai per daug. Nuo netvarkingos išvaizdos prie tvarkingos, super tvarkingos idealios. Tai pas tą asmenybę turi būti nuolatinis stiliaus vientisumas. Skirtingi stiliai bus skirtingi aprangos kodai, bet bus tas vientisumas. Ir tu galėsi atspindėti, pamatyti tą asmenybę bet kur, iš bet kur. Gali būti tai varlytė, gali būti perlų karoliai, ten koralų karoliai. Ar tam tikros stiliaus sakiniai, iš to tu gali atspėti visą laiką tą žmogų, net šaržuojant. Bet šiaip žmogų įskiria tai jo stiliaus vientisumas. Taip. Vieną tokį pastebėjimą, kad stilius bet kuriuo atveju yra pigiau negu mada. Stilius pigiau negu mada. Čia kokia moralinė prasme? Būti stilingam yra pigiau negu būti madingam. Dėkoju. Noriu pereiti prie paskutinės tokios mūsų, nežinau, tematinės grupės. Mes nieko nekalbėjom arba tik vos kalbėjom apie įmonės darbuotojus. Darbuotojai tai yra įmonės vizitinė kortelė. Nežinau, Alvyda, gal čia iš jūsų pasiskolino, bet man labai patiko. Todėl ir klientai, ir konkurentai, ir verslo partneriai žiūri ir vertina, kaip atrodo, kokį įspūdį kuria įmonės darbuotojai. Jų išvaizda, tai yra drabužiai, aksesuarai, šukuosena ir elgsena atskleidžia, kaip darbuotojas vertina save ir aplinką. Taigi noriu jūsų visų paklausti, tai koks turi būti biuro arba organizacijos darbuotojas? Ar yra privalomas koks nors etiketas? Ar tai turi būti taip, kaip į banką nueini ir ten visų vienodos nevarlytės, bet skarelės arba švarkeliai ir palaidinės vienodos spalvos? Taigi, kiek yra svarbus, o gal mes pervertinam, gal išties biuro darbuotojas, organizacijos darbuotojas gal ir neprivalo atitikti tų visų reikalavimų, kurie yra keliami tai konkrečiai organizacijai. Šiaip aš noriu nuo praktiko pradėti. Pone Arvydai, nuo jūsų noriu pradėti. Kiek beje pas jūs dirba žmonių? Kokį būrį žmonių? Tai mūsų biure nedaug, 50 gal darbuotojų.
Tai 50 vis tiek tai yra daug. Sakykit, ar jūs kaip vadovas kreipiate dėmesį ir suformuluojat kokius nors, sakykime, reikalavimus privalomus, kurių turėtų laikytis jūsų darbuotojai? Aš kalbu ir, sakykime, apie aprangą, ir kalbu apie elgseną. Pati pasakysiu, kodėl kažkada savo žurnalistinės veiklos pradžioje sulaukiau didelių pastabų iš mūsų redaktorės, sakė, Drungilienė, ar tu prastai uždirbi, kad suplyšusiais džinsais vaikštai? O man, aš jaučiausi labai graži, labai madinga, man buvo šaunu. Tai prašom. Tai yra skirtingos pozicijos ir, na, sakykime, biuro administratoriai, kuri yra ta pirmas žmogus, kurį sutinka kompanijos svečius, tai be abejo, kad jie yra tam tikri reikalavimai ir pakankamai tokie konkretus ir aiškus, jinai turi atrodyti pakankamai tvarkingai ir ne tik rūbai, bet ir šukuosena, ir gebėjimas komunikuoti ir bendrauti. Ir, na, tiesiog pasirūpinti tuo svečiu, jeigu jis atėjo. Taip pat reikalavimai yra pardavimų darbuotojams, kurie dirba su pardavimais, jie dažniausiai bendrauja su klientais. Vėl čia pakankamai daug dėmesio yra skiriama komunikacijai ir išvaizdai. Bet, na, tai bendravimo kultūrai turbūt daugiausiai skiriam dėmesio. Kiti darbuotojai, na, sakykime, kurie ten dirba finansų ar buhalterijoje ar kitose skyriuose, kurie nebendrauja su išorė, kažkokių ypatingų ten reikalavimų nėra. Mes turim savo kompanijos vidaus taisyklės, kuriuose yra pakankamai nemažai reglamentų, įskaitant ir higienos reglamentus, kaip reikia atrodyti ir kad negalima valgyti česnako ir kad reikia iš ryto nueiti į dušą. Tai tų dalykų yra, jie aprašyti, aš manau, kad ir jūsų kompanijoje yra aprašyti. Tai yra vidaus dokumentas, bet tiesiog, kai jūs paklausėt, kaip tai yra, tai aš tiesiog galėčiau ir pasakyti, nes tai yra dalis įvaizdžio ir mums labai svarbu. Bet ta dalis įvaizdžio labai svarbu ir kompanijos viduje, kaip to atrodai. Tai negalėtų būti, kad, na, sakykime, tie, kurie bendrauja su išorė, atrodo vienaip, o, na, sakykime, jeigu aš ten jau nebendrauju su išorė, tai aš galiu su šortais į darbą ateiti. Tai mes to nepraktikuojam tokios. Tai nėra pinigai išmesti į balą, tiesiog tai yra privalomas dalykas. Ir jūs sutinkat, kad jeigu įmonės darbuotojas, organizacijos darbuotojas netinkamai pasielgia, netinkamai kalbėjo telefonu, jūs galite būti puikiausias pašnekovas, geriausias verslo partneris, bet bus šešėlis arba kažkokia dėmė. Taip, be abejo, aš daugiau galiu pasakyti, kad mes labai reaguojam į kiekvieną tokį atvejį, jeigu gaunam pastabas, kad netinkamai elgėsi kažkoks darbuotojas, tai su juo atitinkamai irgi yra bendraujama, kalbama ir na, jis tiesiog skatinamas tobulinti savo darbą ir nedaryti tokių klaidų. Jeigu to tobulėjimo nėra arba mes jo nepastebim, tai mes tiesiog su tokiais darbuotojais atsisveikinam. Dėkuoju. Mindaugai, jūsų noriu klausti, o kaip jūs šitą situaciją vertinate? Iš ties, kodėl mane kažkas turi apriboti, man nustatyti tam tikras taisyklės, kaip elgtis, kaip kalbėti? Aš esu laisvas žmogus. Man reikia šaliko, man reikia stambių aksesuarų, blizgančių, ten kažkokių papuošalų ir taip toliau. Ar tai yra svarbu? Aš sąmoningai traukiu tam tikras, per stiprias galbūt detalės. Aišku, pats galėčiau prieštarauti savo, Markas Tvenas yra pasakęs, kad žmogų žmogumi daro drabužiai, nes nuogi žmonės beveik neturi įtakos visuomeniai. Visi tie, kurie turi įtaką, jie apsirengia. O pirtyje priimami sprendimai. Taip? Čia, teisingai, mes čia. Praėjo, kaip ir visi sprendimai. Jo, bet iš kitos pusės, pasižiūrėkim į tos reikalavimus. Aš du aspektus išskirčiau turbūt. Vienas, tai išskirčiau vadovo aspektą, kad na, jeigu yra kažkoks tai aprangos reikalavimai ar dar kažkas, tai absoliučiai kritinis dalykas yra vadovų grandis. Kaip vadovai patys elgiasi ir kiek jie užtikrina. Na, yra Lietuvoje įmonių, kur ateini ir tu matai, praktiškai visi taip jau stengiasi lygiuotis į tą vadovą, kad visų stilius labai panašus. Na, jeigu vadovas yra griežtas, juodas kostiumas, balti marškiniai, viskas va taip, tai ir visi kiti tokie panašus. Tai vadovas absoliučiai turi tai užtikrinti. Ir kai tik tai vadovas bent truputį atpalaiduoja, tada viskas pats prasideda. Aš pats kadaise dirbau tokioj kompanijai Procter & Gamble ir ten buvo ganėtinai griežtas dress kodas, reikėjo būti vyrams su švarku ir su kaklaraiščiu.
Paskui, kai aš ten dar dirbau, atšaukė globaliai visam pasauliu šitą dress kodą, leido nebeit kaklaraiščio, būt be kaklaraiščio, bet tie žmonės, kurie eidavo, ieškodavo darbo ir eidavo į darbo pokalbį kitose įmonėse, jie tomis dienomis ateidavo su kaklaraiščiu. Na ir aišku, kai kam kildavo klausimas, kas čia atsitiko, tai pati populiariausia frazė buvo ėjau pasui fotografuotis. Tai kai sakydavo, kad žmogus grįžo iš paso fotografijos, tai visi suprasdavo, apie ką yra. Tai vadovas yra vienas dalykas ir kitas dalykas yra įmonės veiklos profilis. Uniforma, ar tai būtų kariuomenė, ar tai būtų medicina, ar tai būtų policija, ar tai būtų bankas, jie duoda tam tikrą griežtumą, apibrėžtumą, stabilumą, patikimumą ir panašius dalykus. Uniforma reklamos agentūroje, abejoju, ar ten yra adekvatus reikalas, nes ten remiasi visai kitais dalykais. Taigi ten, kur reikia kruopštumo, ten kaip tu rengiesi, taip tu tikriausiai ir jauties. Na ir atitinkamo profilio žmonės ten susirenka. Taip, dėkoju. Pone Arminai, jūs ką nors į šitą temą turit pasakyti, ar mes galime eiti į tarptautinę plotmę? Kelias minutės. Tada einame į tarptautinę. Verslo vyrai ir moteris, ir ar valstybinėse įstaigose dirbate, ar turite savo verslus, šiais laikais gyventi, veikti vien tik tai Lietuvoje yra pakankamai sudėtinga. Arba tu esi pasmerktas, vegetuoti. Jums visiems tenka susidurti su užsienio partneriais. Dabar sakykit šitokį dalyką. Pone etiketo žinovė, pone Arminai, sakykime, aš turiu verslo partnerių su įvairiuose pasaulio šalyse gyvenančiais, veikiančiais verslininkais. Tai ar yra šitaip, kad jeigu aš važiuoju, sakykime, į rytų šalį, aš turiu žinoti to šalies papročius, tradicijas, turiu galvoti, kiek man parodyti akių, veido ar kojų, ar yra kažkokie bendri standartai? Man atrodo, kad šiais laikais pasaulis labai toksai tapo artimas ir kad yra kažkokie bendri elgesio stereotipai, bendri aprangos etiketo stereotipai, kurių valia paisyti, bet nebereikia pagal kiekvienos šalies. Nes su tuo susiduria tikrai dažnas verslo žmogus. Taip, iš tiesų geras labai jūsų užduotas klausimas. Yra bendri standartai. Ir oficialiai tai yra tarptautinis protokolas. Jeigu, tarkim, su Anglijos karalienė reikia sveikinti štai taip, tai ar tu su jie sveikinėsi Londone, ar Vilniuje, ar Tokijuje, ar Abu Dabyje, tai visiškai nekinta. Jei tau reikia dalyvauti ten kokiam nors valstybiniam priėmime aprangos kodas cravate blanche, reiškia ar gatvėje -30 ar gatvėje +30, tu apsirengi fraką ir eini į tą susitikimą vilkėdamas fraku. Tai yra oficialūs protokolo reikalavimai ir jie yra visiškai visam pasaulyje vienodai priimtini. Tačiau yra tas mūsų kasdienis etiketas ir čia nacionaliniai papročiai, nacionalinės tradicijos, religija netgi, kažkokios liturginės apeigos pakankamai plačiai įtakoja. Ir jeigu tu nori labiau ir suprast savo partnerius, kolegas, ten būsimus klientus, toj visuomeniai, tam krašte, toj valstybei, kiek tu labiau suprasi tuos papročius, tą sistemą, tuo labiau tai įtakos tavo verslo sėkmę. Čia galima palyginti kaip kalbos mokėjimas. Lygiai tas pats dalykas. Tu gali tarptautinę visiems suprantamą anglų kalbą bendrauti, visi ją moka, visi su visais visur susikalba, nėra problemos. Tačiau nuvažiavai į Italiją ir nori taip jau ten gerai savo reikalų sustyguoti, na be abejo, tai būtų patogu mokėti italų kalbą. Na, jei nemokytos kalbos, tai bent atvažiavęs tenais paimi pasisveikinina dar kokį nors, nežinau, pacituoji posmą kokį nors itališkai, tu iš karto į visai kitą kontaktą pereini. Tai lygiai taip pačiai, kaip kalbos mokėjimas, lygiai taip pačiai yra ir savo elgesio suformavimas, toks sisteminis suformavimas. Labiau pritaikai ir savo aprangą. Ir tarkim, jau prieš tai mes kalbėjom, nuskambėjusi mintis, kad griežtas stilius kokioj nors Italijoje su apranga, bet lygiai taip pačiai griežtas stilius yra Danijoje su apranga.
nors mintis prieš tai buvo ne ta nuskambėjusi, griežtas stilius, tik jis kitoks yra. Tai va tą, jeigu mes žinom itališką, tai atrodo, kad čia nėra stilius, ne, ten irgi labai konkretus apibrėžtas stilius, jis tiesiog kitoks. Tai va jeigu tą žinai, supranti, tu labiau savo tą pačią išvaizdą prisitaikai. Lygiai taip pačiai ir su kokiu vėlavimu. Vienas dalykas į darbinį susitikimą pavėluoti Italijoje, kitas visai dalykas pavėluoti Vokietijoje. Ką visi mes, taip, iš bendro išsilavinimo, net verslų ten neturėdami Italijoje ir Vokietijoje, matomai teoriškai net suprantam. Visai skirtingas požiūris. Tai būtent, mėly kolegos, visa savo elgseną, kuo mes labiau suprantam tą sociumą ir, šiek tiek atspindim tuos lūkesčius, šiek tiek prisitaikom, laikydamiesi tų bendrų, tą piramidę piešiu garsyje, moralės, dorovės, etikos, etiketo, protokolo, principų, tuo mes sėkmingiau ten prasisuksim. Padarysim gerą verslą, gerą reputaciją, užsitarnausim, geras sutartis turėsim ir taip toliau. Taip, ponė Mindaugai. Aš tik tai vieną pastabą prisiminiau, man irgi tenka dirbti su užsieniečiais, bet Ukraina, Rusija, Baltarusija, panašios šalis. Tai vienas dalykas, kas man labiausiai ten krenta į akis, tiesą pasakius, tai galbūt ne tiek stilius ar ten kostiumai ar panašiai, bet, apskritai žmonių kūnai. Storų žmonių gerokai daugiau, storų apsileidusių žmonių gerokai daugiau vyrų sudribusių ir panašiai. Taip, kad jeigu, pajutot, kad neturit to stiliaus pojūčio, gaila pinigų dizainerių ar įvaizdžio konsultantai, tai nueikit į sporto klubą ir patikėkit manim, jeigu kūnas bus treniruotas ir tvarkingas, šiandien mes nekalbame apie modelių standartus, bet tai ryškiai matosi. Ir kai važiuoji į, pavyzdžiui, ten Ameriką ar Europos šalis, ten žmonės, kur vaikšto į sporto klubus, ar ten sportuoja, ar dar kažką daro, aktyviai gyvena, tai jų viskas yra kitaip, netgi jeigu su tais pačiais drabužiais. Taip, kad turėkit turtingą vidinę kultūrą, turėkit tvirtą, tokią rutininę sporto kultūrą, ir tada jau įvaizduką, taip sakant, kažkaip gal ir net pat savaime susitvarkys. Dėkoju. Tarptautinėje erdvėje mes dar kalbėsim apie socialinę atsakomybę. Tai čia Audronė norėsiu pasiklausti ir poną Daną. Ir noriu vėlgi vieną pavyzdį pateikti, kaip, sakykime, nežinojimas, kaip elgtis, bet čia verslo, ne aprangos, nežinojimas, kaip elgtis Ispanijoje, žmogui kainavo labai nemažus pinigus. Jūs žinot šitą įmonę, aš jos neįvardinsiu, bet tai buvo Pramonininkų konfederacijoje, buvo kalba apie tai, kad žmogus išvažiavo verslo daryti į Ispaniją. Ir jisai padarė klaidą. Lietuviškai taupydamas, vokiškai tvarkingai viską darydamas, jisai neįsileido tarpininkų vietos žmonių. Ir jo verslas balansuoja ant nulio. Jisai sako ant nulio, bet iš to, kaip kalbėjo, įtariu, kad tai gali būti ir minusinis dalykas. Tai vadinasi, reikia tikrai paisyti ir žinoti. Ir paskutinis dalykas, pereinant prie dviejų jūsų patarimų, yra socialinė atsakomybė. Tos mūsų įmonės lietuviškos, kurios veikia užsienyje, jos puikiai žino stebuklingus žodžius – socialinė atsakomybė. Kaip jinai yra vertinama Lietuvoje, užsienyje ir kodėl tai yra svarbu. Kuris jūsų, ponė Danai, ar ponė Audronė? Gal ponas Danas, nes kai mes su jumis susitikom prieš diskusiją, jūs labai pabrėžėte šitos dalykus. Ponė Audronė, prašom. Aš jūs dar paprovokuoti, Audronė, norėčiau. Sakykime, jūs daug rengėte įvairių viešinimo renginių ir šitą diskusiją mes rengėme kartu su jumis. Bet dievažiai, aš nesu tokia naivi ir netikiu, kad po bet kokio renginio tuoj pat puls va čia pusė žmonių ir pirks paro kvatą. Tai kodėl šitą reikia daryti, kodėl tai yra svarbu? Turbūt reikia išskirti tokius esminius dalykus, kaip mes bežiūrėtumėm, Parokas tarptautinė kompanija. Tačiau mes esam čia Lietuvoj ir mes jaučiamės tikrai tos Lietuvos dalim, tos Lietuvos besisukančių vienu iš tų sraigtelių, kada čia mes kūrėm darbo vietas, kada mes čia galim pagelbėti, sakykime, mes daugiau fokusuojame savo toj socialiniai veikloje, aišku, į tą segmentą, kuris yra arčiau mūsų biznio,
Tai yra, sakykime, toks dalykas kaip katalogas, kurį statybinių sprendimų mes sukūrėm jau 95 metais, nuo 95 iki dabar jis kiekvienais metais atnaujinamas, tobulinamas ir jo tas žinomumas po šiai dienai taip ir nenunyko. Reiškia, mes iš tiesų investuojam į tą kūrybinį procesą, kad kiti žmonės galėtų paprasčiau, lengviau dirbti, naudoti. Atsiranda, reiškia, tuo pačiu viskas tas yra paremta paroko vertybėmis, kurios kaip kompanijos, sakykime, tai yra turbūt kertinis akmuo, kuris sudėlioja ir mūsų elgesį, ir mūsų visus tos socialinius įsipareigojimus. Todėl negali tu likti šone, tu turi būti visam centre to. Ir aišku, kad nei po šios konferencijos, nei ten, sakykime, po paroko seminarų tikrai pardavimai nepakilo, reiškia, niekas ten net bėgo su pinigais ir neprašė, kad parduokit mums dabar tos vatos. Bet mes iš tiesų žinom, kad visuomenės švietimas, jeigu visuomenė žinos, kaip daryti, ką daryti, kodėl daryti, tai tada jau jie žinos, kad ir ateiti galima pas mus ir paklausti, kad galima ateiti ir pasikonsultuoti. Kai pirmą kartą aš prabilau apie tai, kad pastatai naudoja 40% energijos, tai buvo kažkur tai apie 2006 metus. Šiandien aš jau šitą dalyką girdžiu iš aplinkos ministerijos specialistų lūpų, aš jau jį girdžiu iš visos Lietuvos. Prieš 3 metus mes išėjom su žinute, kad 90% laiko žmogus praleidžia pastatuose, todėl kad iš tiesų tai yra Pasaulio sveikatos organizacijos nustatyti skaičiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes sėdim biure, mokykloje, darželėje, valgykloje, restorane, sporto salėje ir taip toliau, ir tai yra pastatai. Tai vėlgi yra ta mūsų aplinka. Ta, ką mes gaminam, jis yra tiesiogiai susijęs su pastatu, reiškia, tai yra pastato dalis. Todėl šiandien aš jau tą frazę jau išgirdau kažkur tai per televiziją, jau išgirdau per radiją, reiškia, kažkas tai jau pasigavo ir supratom, kad tai yra iš tiesų svarbus dalykai. Mes daug dalykų darom gyvenime intuityviai ir dažnai net nesusivokiam, kodėl taip yra. Kada tu pamatai tos skaičius, aš pirmą kartą išgirdau, galvoju, nesąmonė, kaip taip gali būti. Pradėjau savo valandą skaičiuoti ir supratau, kad jeigu žiemos metu tą laiką atmetus, ką aš leidžiu automobilyje, tai beveik visas kitas gaunasi patalpos viduj. Tai yra pastate. Todėl mūsų tie visi rėmimai, aš čia jų visų suvardinti negaliu, nes iš tiesų jų yra be skaičiaus daug. Senelių namai šiltinasi, vaikų namai, ten, ir žodžiu, ten tų tokių, kaip aš sakau, nedidelių, tokių smulkių dalykų būna be galo daug, bet, sakykime, iš tokių pastovesnių, kur mes save matom ir susijęjam tiesiogiai, tai yra, mes bendradarbiaujam su Gedimino technikos universitetu, ten turim įsteigę 4 stipendijas, 2 statybos fakulteto studentams, 2 architektūros fakulteto studentams ir tą mes darom jau nuo 2003 metų. Todėl, kad mes suprantam, kad investavimas į ateinančią kartą, tai vėlgi yra tas dalykas, kuris laikui bėgant atsipirks. Jis neatsipirks šiandien, neatsipirks rytoj, bet jis galbūt atsipirks po 5-7 metų, kada jie išeis, bus projektuotojai, kada jie žinos ir galų gale žinos tą paroko vardą, žinos tą paroko medžiagą. Lygiai tas pats yra, dabar mes jau turbūt 5 ar 6 metai remiam Vilniaus maratoną, velo maratoną, reiškia, ir išstatom vaikų komandą. Tiesiog tokia mintis kilo, kadangi pas kolegas ten, pas vienus anūkai, pas kitus nuosavi vaikai, pas mus gamykloje dirba apie 250 žmonių, tai yra iš tiesų tas vaikų, ten vaikai iki 12 metų, man atrodo, skaičiuojami, tai mes surinkom tų vaikučių, dar plus prisijungė mūsų verslo partneriai, su kuriais mes turim ten darbinių ryšių, tai tų vaikų surinkom ten kažkur, tai turbūt apie 30, pradedant nuo 1 metų, baigiant tuo aukščiausią tą ribą, 12 metų. Tai yra fantastinis renginys vaikams. Vienas dalykas, kodėl tai siejasi su paroku, nes mūsų vis dėlto pagrindinis šūkis ir ta fokusuojamasi sritis tai yra tvarumas, o dviračių sportas, dviračiai apskritai kaip transporto priemonė yra labai tvarus, kuris neišskiria jokio papildomo anglies dvideginio lyginant su kitom transporto priemonėm. Todėl, aišku, tas dviračių velomaratonas labai mums tiesiog tiko, plus įvertinant tai, kad eina kalba apie saugumą,
reiškia, jie naudodavo paroko akmens vatos paketus tose vietose, kuriem reikėdavo posūkiai ir tokios kritinės vietos, kad neiššoktų, neišvažiuotų kaip apsauga iš trasos. Ir tokiu būdu tas socialinė atsakomybė, aš manau, kad jeigu tu esi tik tai vienas sėdi versle savo ir tik tai žiūri į save, čia tik tai kapitalas rūpi ir niekas daugiau, tai iš tiesų aš manau, kad tokios kompanijos ateitis yra labai miglota. Ir todėl, kad kiekvienas iš mūsų mes esam tos visuomenės dalelė ir kompanija jinai irgi turi pasijausti tos visuomenės dalelė ir jinai turi būti socialiai atsakinga. Ačiū. Pone Danai, aš klausiausi ir širdis krauju varva. Šitiek pinigų, klausykit, į balą išmesta. Kam to reikia? Nes iš tiesų verslo kokia yra pagrindinė prigimtis ir paskirtis? Kapitalas, sukaupti ir uždirbti pinigų. Jūs irgi mane prie sienos tiesiog kalėt ir sakėt, taip, socialinė atsakomybė. Aš prie sienos jūs tikrai nekaliu, bet man taip netrodė. Aš taip jaučiausi. Jo, tai, bičiuliai, atskirkim tų dalykus. Filantropija ir socialinė atsakomybė. Socialinė atsakomybė tai visiškai nieko neturi bendro su jokiom paramos mechanizmas arba filantropija. Socialinė atsakomybė apima iš esmės 3 sritis. Tai tavo požiūris į darbuotojus, tavo požiūris į bendruomenę aplinkų ir tavo požiūris į aplinką, tai sakykime, į gamtą. Taigi, protingas verslininkas, jis šiaip pinigų, jis nemėto. Socialinė atsakomybė, jinai sukuria papildomą vertę. Ir čia jos yra prasmė yra. Filantropija, tai tu atiduodi galbūt, sakykime, kažką tai parėmė. Konkretus pavyzdys, Skandinavijos šalyse, rimtose pirkimuose, jeigu tu nesi socialiai atsakingas, tave neįtrauksi į tiekėjų grandinę. Kodėl? Todėl, kad kompanija, tie, kurie organizuoja pirkimas, galvoja, jeigu tu blogai elgiesi su darbuotojais, pas tave gali maištas, bet kada kilt, gali, nutrūkti kažkokie tavo įsipareigojimai. Jeigu tu netinkami elgiesi su vietos bendruomenė, tai jie gali užblokuoti, ten žygaičių bendruomenė, žinai, pas mus tokia yra. Ir aplinka. Žiūrėkit, paprastas pavyzdys, pavyzdžiui. Jūs renovuojat, jūs irgi minėjate apie tai, kad renovuojat pastatus, bet yra aibė tokių pavyzdžių, mes taupom šilumą, bet pagailim pinigų ventiliacijai. Kas gaunasi? Tai jau čia ne vienas atvejis, kai žmogus sėdi visą dieną, trūksta CO2, tai yra atsiranda CO2. Tai ten po 4 valandų jau žmonės pradeda nebemąstyti, nes trūksta deguonies elementariai. Tada koks šitas darbo našumas? Taigi rimtas verslininkas, jis yra suinteresuotas, kad visi būtų darbingi iki galo. Tai pasakykit man, ar čia pinigų laidymas į ventiliaciją, ar čia pragmatinis, toks žingsnis padidinti vertę žmogiškų išteklių. Pavyzdžiui, pas mane yra išleistas įsakymas, visi dokumentai spausdinami ant abiejų pusių. Labai gerai. Ne, bet sako, šefė, bet negražus, tai kaip čia mes siūsim, žinai, kaip ten žmonės, sako, man nesvarbu, kas kaip ten patogu, nepatogu. Bet mes taupom popierių, taip pat mes mažinam tą miškų išnykimo grėsmę. Tokių, žinokit, pavyzdžiui, pas mane yra įrengti dviračiams, tie stovai. Nors ten ir vietos ir kiti šalia stato, sako, tegul stato. Tai yra mūsų santykis su dviračiais. Kodėl? Iškart pagerėjo santykis su darbuotojais. Jie atvažiuoja su dviračiais, jie sportuoja, tai visiškai kitokia nuotaika, negu ten, važinėti automobiliais, kur čia automobilį priparkuoti, kur ten viešojo transporto. Žinokit, čia tiek galima daug pavyzdžių tokių gerų, kad neišleidžiant pinigus, tu tada tampi socialiai atsakingas ir padidinė savo veiklos efektyvumą. Daug kas Lietuvoje šito nesupranta, galvoja socialinė atsakomybė, tai reiškia pinigų išleidimas. Jeigu tu elgies protingai, tai tu iš to tik tai išloši, turi ekonominės naudos. Čia yra, atrodo, skamba paradoksaliai mintys, bet tokia ir yra socialinės atsakomybės iš tikrųjų prasmė. Ekonominis prasmingumas. Dėkoju. Kaip matot, savo pokalbį apie įvaizdį mes padėjom ant labai rimto pagrindo. Ir paskutinis baigiamasis etapas, kuriame jūs buvote įpareigoti, manęs paprašomi, kad pasakytumėt po 2 pasiūlymus, taisyklės. Kai tuoj minutėlę aš norėjau dar sujungti su blaivybė, su Valančiumi ir blaivybė. Motiejus Valančius buvo vyskupas, kurio paklausė, kas yra blaivybė. Motiejus Valančius sakė, turi būti laikas, saikas ir vieta. Tai jūs dabar prašom pasakykit, kokios yra
2 taisyklės, 2 dalykai, kad su savo apranga, elgsena ir socialinė atsakomybė atitiktume laiką, vietą ir tikslą. Nuo kurio pradėsim? Pone Arminai, nuo jūsų pradėkim. 2 taisyklės arba 2 dalykai. Na, iš tiesų, atrodo, visa mūsų diskusija šią įdomią skiriam apie tai kalbėdami, tai pabaigai tik apibendrintai ir norėčiau pasakyti. Pirmas dalykas, tai kreipti reikia į tai dėmesį, į reprezentavimą, įvaizdžio kūrimą, tiesiog neužmiršt, kad tai egzistuoja, pagalvot apie tai. Tai vienas iš esminių pagrindinių dalykų. Antras dalykas, tai yra sistemiškumas. Neapsiribot vien tik tais aprangos kodais, kad įvedėm taisyklės. Ar neapsiribot vien tik tais elgesio taisyklėm, kad visi turi atsakinėti ten į telefoninius skambučius taip ir taip, ten, kai klientas įeina, ten atsistoti ir ten pabendrauti ir taip toliau, nes yra aibė kitų dalykų, kurie taip pat gali arba labai padėti, arba labai pakenkti. Na, labai atsiprašau už lyrinį nukreipimą, labai tvarkingo įmonė gamina prabangius baldus, gerus baldus ir net vieta automobiliui klientui palikta. Užeinu, kad pasitarčiau, administratorė labai šauniai tvarkingai apsirengusi, kadangi netoli pietų metų, tai šalia sėdė 2 vyrukai, matomai asmeniai gal draugai tos gražios, simpatiškos ir tvarkingai apsirengusios administratorės ir šalia gurkšnodami iš plastikinio ten buteliuko kažkokį gėrimą, tokį teisingą sumuštinį kremtą šalia jos ten išdikaudami, juokaudami ir kažkaip tas pirmas įspūdis ir nežinau, ar tikrai taip tie baldai ir geri, ir man tinkami, ir ar tikrai aš jų noriu. Tai atsiprašau už tą lyrinį nukreipimą į konkretų pavyzdį, apie ką mes net galbūt rašydami, mes turiuomenį verslininkai, rašydami taisyklės, kaip ten elgtis, kaip bendrauti, kaip apsirengti, galim net nepagalvoti apie tą sistemiškumą. Kad šalia tas kitas atėjęs darbuotojas, kuris galbūt ten dirba cechė, bet tik tais atėjo pakalbinti kolegą, kad, neįtrauksim, kad užėjti negalima ten sumuštinio kartu valgyti užėjus su administratorė. Tai galvoti apie tą bendrą sisteminį požiūrį į įvaizdį. Dėkoju. Vadinasi, viena sistema, antra šiukštu, jokių sumuštinių. Pone Alvyda? Aš tai norėčiau palinkėti visų pirma pagarbos savo. Pagarbos savo kūnui, savo išvaizdai, savo laikysenai. Jeigu mes kažko nežinom, nemokam, yra toks dalykas kaip saviugda. Nebūtina iš karto skubėti leisti ten pinigų pas stilistus ar pas įvaizdžio specialistus. Bus tam laikas, ateis tam laikas, subręstas noras, bet visų pirma subrandinkit norą savo viduj. Pagarba savo, iš pagarbos savo atsiras pagarba kitiems. Tada žinosit ir kur, ir kaip rengtis, ir kaip su kuo kalbėti. Tai linkiu ko geriausios kloties. Dėkoju. Pone Gidijau. Aš turbūt irgi paantrinčiau kolegijai. Ir, gal taip grubiai pasakyta, bet pirmiausia reikia nusiprausti, susišukuoti, o tada jau galvoti apie visus kitus dalykus. Stiliaus, tarkim, kažkokia tai mados ir visi šitie dalykai. O dar viena tokia, kažkokia man mintis dabar šovė į galvą, kad gal kartais nereikia labai daug ir persistengti, nes aš manau, yra atvejų, kur yra, su kažkokiu įvaizdžiu persistengiama, stengiamasi parodyti daugiau negu kuo tu esi. Tai stengičiausi, kad siūlyčiau ir linkėčiau būti, ta prasme, neperspausti. Supratom, praustis ir šukuotis. 2. Pone Arvydai. Tai, čia, kuo toliau, to sunkiau kažką pasakyti, bet... 2 dalykai. Aš iš tikrųjų gal pabandysiu kažką konkrečiai pasakyti, bet pradžiai norėčiau pasakyti, kad įvaizdis iš tikrųjų jis mums gali arba truputį padėti, arba truputį atvirkščiai sugadinti. Mes esam daugelį atvejų versle, mes norim daugelį atvejų kažką tai gauti arba parduoti ir mums labai svarbu įtikinti kitą pusę daugeliu atveju. Ir kad mes esam tie, ko ieško kita pusė. Sakykime, klientas ieško kažko, tai mes būtent esam tie, kurio jis ieško. Kaip tai padaryti? Tai
detalės įvaizdžio, sakykime, aprangos ar išvaizdos, ten viskas truputį gali priduoti. Ir atvirkščiai, jeigu ateisi su kažkokiais sandalais ar biškai nelabai nusiprausęs, tai aišku, kad tie dalykai gali truputį pagadinti, bet tai nėra turbūt ta mirtinas atvejis, dėl kurio, reiškia, čia jūsų biznis gali bankrutuoti ar sulūžti. Esminis dalykas, ką aš, sakykime, norėčiau pabrėžti ir pasakyti, ir kur šiandien dar nelabai buvo kalbėta, tai yra, kaip jūs bendraujate ir kaip jūs kalbate. Ir šiandien, jeigu jūs pastebėjote scenoje, tai čia skirtingai mes beveik visi kalbame. Aš manau, kad labai svarbus dalykas tai yra mokėti komunikuoti, mokėti parinkti toną, mokėti prisitaikyti prie to, su kuo tu kalbi, būti labai nuoširdžiam, būti labai paprastam, nereikia būti labai susireikšminusiam. Ir iš tikrųjų aš esu matęs tikrai labai daug ir labai turtingų žmonių, ir labai reikšmingų žmonių. Ir vieną dalyką, ką aš jų išmokau, kas mane labiausiai sužavėjo, tai yra jų paprastumas. Tai yra, aš rekomenduočiau būti visada paprastam, labai atviram, labai sąžiningam. Ir tai daugeliu atveju, velniškai daug padeda. Du dalykai, supratot, sandalus padėkite į šoną, bet vis tiek paprastais būt privalot. Pone Danai. Jo, tai žinoma, aš norėčiau, kad man kas nors patartų, aš čia turiu kažkam patarti. Tai, aš tai tikrai nieko nepatarsiu, bet aš noriu priminti, toks buvo karalius Saliamonas. Jis buvo turtingiausias visų laikų žmogus, jeigu vertinant jo turtą. Tai štai jo kai kurios mintis yra inkorporuotas į Biblijos patarlių knygą. Viena man ten mintis labai patiko, kad mano sūnau, būk doras ir teisingas, o gyvenime vadovaukis išmintim. Tai, kas sakė ir Arvydas, išminties. Viską darykim išmintingai. Kur pagauta išminti? Tai mes šiandien ir kalbėjom. Tai mano toks patarimas. Būkite teisingi, dori ir išmintingi. Ir viskas bus gerai. Reiškia, prie pono Armino, prie ponios Alvydos knygų dar Biblija, kuri yra pavadinta patarimais. Audronė, kadangi mes su jumis atstovaujam organizatoriams, tai paskutinis žodis Audroniai. 2 dalykai. 2. Man jau čia sunku ką be pridurti, bet aš taip pagalvojau, kad turbūt gal aš norėčiau pasakyti, kad be galo svarbu yra žodžio ir elgesio harmonija. Tai yra tai, ką mes deklaruojam ir taip, kaip mes elgėsim. Šitie dalykai turi būti tikrai, tą, ką mes sakomės, taip turėtumėm ir elgtis. Jeigu darom priešingai, tai viskas. Praktiškai pasitikėjimo nebėra. Dėkojam, nors sako, kad melas yra šventas dalykas, bet mėly pašnekovai, mėly klausytojai, bet jūs visiškai neišnaudojat suteiktos galimybės. Šoninis mikrofonas verkia be darbo būdamas, bet aš supratau, kad jūs gavot, suradot visus atsakymus į klausimus, kurie yra svarbus verslo žmogui, biuro, organizacijos darbuotojui, ar tai būtų privatus verslas, ar tai būtų valstybinė institucija. Visa tai, kas čia vyko, pokalbis, kaip buvo kalbama, ir kas kalbama, visą tai jūs surasite portale Statybų naujienos LT, mes keletą tekstų padarysim. Ačiū visiems labai. Iki malonaus.